Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Labą dieną, šiandieną vėl susitinkam Audiotekos studijoje ir paskutinis šio sezono epizodas. Šiandieną turim Recovery Talks rubriką ir paleisim jūs šiek tiek atostogų, patys išeisim trumpų atostogų ir sugrįšim tikriausiai spalio mėnesį, bet pabaigai sezono norėjom pasilikti ir labai džiaugiamės, kad pavyko susiorganizuoti pokalbį su ką tik iš Paryžiaus olimpinių žaidynių grįžusią Gintarę Venčkauskaitę. Tai šiandien susipažinsit iš arčiau su jau daug metų šitam sportui iš tikrųjų kenčiančią ir besidžiaugiančią Gintarę, kuri yra tapusi ir amžiaus grupių čempionė Europos ir prizininkė Europos ir pasaulio čempionatuose, jau yra 3 kartų olimpietė, net ir į vienas olimpinės žaidynės nepatekusi, praleidusi ciklą, sakykim taip, 2 kart tapusi mama, tai susipažinsim su Gintarė Venčkauskaitė. Labas, Gintarė. Labas. Tai daug manau, kad bus apie ką pašnekėti šiandien, nežinau kiek laiko truksim, bet labai norisi ir tą šiuolaikinę penkiakoją kaip sportą pristatyti, nes irgi kaip dabar ką tik pašnekėjom, dauguma žmonių dar net ir ne iki galo supranta, kas tai yra per sportas, kartais maišo su lengvosios atletikos daugiakoja ir galvoja, kaip pasakai, kad čia šiuolaikinė penkiakoja, tai ten mėta ietį, bėgi ir panašiai. Tai rezultatus iš tikrųjų turim įspūdingus. Pernai metais kalbinom Laurą Sadauskaitę, kuri yra tikriausiai viena tituluočiausių ir ilgiausiai apskritai, galbūt pro sporte išlikusių vis dar žmonių Lietuvoje ir garsinančių Lietuvos vardą kartu ir su anksčiau sportavusiais ir jos vyru Andrėjum Zadneprovskiu ir Edvinas Krungolcas, Justinas Kinderis. Tai turim tikrai stiprią ir istoriją, ir dabartį, ir tikimės ir jaunimą, kuris auga, bet vis dar kažkaip mažai žinom apie šitą sportą, tai šiandien pašnekėsim ir apie jį, ir apie tavo visą karjerą. Tai aš praeisim, kaip dažniausiai darom šituose pokalbėse nuo pradžios apie viską, bet visų pirma, tai norėčiau paklausti, dabar praėjo kiek čia, 10 dienų po olimpinių žaidynių, tai kaip dabar tavo gyvenimas atrodo, ką veiki, kaip tas post-olimpinis ciklas tavo gyvenime sukasi? Tai ne pirmas klausė, ką veikiu, ypač šitom dienom, tai sakau, ko nepadariau per metus laiko, tai dabar atidirbinėju tos visus dalykus, tai tikrai grafikas užimtas, tai kadangi yra 2 vaikai, viena jau į mokyklą į 1 klasę, irgi savireikalai reikia suruošti. Sakau, tie slenkantis darbai, tų pačių darbų turiu kaip ir oficinių prie kompiuterio, padedu vyrui šiek tiek su klubu dirbti, tai velkasi pusmečio darbai ir vis dar nerandu laiko prisėsti, tai sakau, tokie galbūt malonus tie darbai, leidžiu sau pasimėgauti tuo gyvenimu, į masažą nueinu, į kirpyklą, nagai, tokių, ko truputį rečiau sau leidau, kai sportavau, tai dabar jau viską maksimumą tikrai dėmesį sau skiriu, tiek poilsiui, tiek miegui. Turėjau olimpiniam cikle svajonę vieną, kad po žaidynių noriu keltis be žadintuvo. Tai pavyksta, šiandien tik tai reikėjo su žadintuvu keltis, kadangi jau į Vilnių kelionę, bet... Atsiprašau. Nieko, viskas gerai. Tai sakau, tokia svajonė šiek tiek išsipildė ir kadangi kai jau yra tas žadintuvas, to toks vidinis būna šokas, o ne ir vėl. Ta pati rutina, vaikai, treniruotė, maistas, miegas, vėl vaikai, vėl miegas, treniruotė. Sakau, tas režimas toks labai tikrai ir vargina, tai mano ta svajonė buvo, tai vienintelį tokį dalyką labai išgyvenu, su malonumu, tą kelimąsi be žadintuvo. Esi kažką svarbaus pramiegojus?
Ne. Ne? Okay. Nes vat, kartais būna tas toksai, kur žadintuvo, lauki to žadintuvo ir būdrauji, o kartais būna, kad galų gale, kad krešni tiesiog ir pramiegi visus žadintuvus. Čia kodėl paklausiu, nes taip paminėjai to žadintuvus ir aš esu pramiegojęs savo mokyklos išleistuvės. Telefonas išsikrojo ir tą rytinę dalį pramiegojau, tai buvo toksai biškai keistas. Bet vakarinė turbūt svarbiausia. Jo, tai mes ten, kai auklėtoje reikia vežti, pasifotinti kažką, tai, bet jokinga buvo, kad dviese pramiegojom, tai iš klasės tai ne vienas toksai buvo. Tai mes dar tą rytinę dalį nuvažiavom, pasifotkinom su kita klasė. Tai čia buvo tiesiog įdomu, ar esi kažką pramiegojęs. Aš, kai paklausai, man pirma mintis, kuri šovė, tai Sarapinaitė Ieva. Aha. Buvo pramiegojus skrydį. Į varžybas? Į varžybas. Bet atvyko, jinai sekančių reisų, tai iš Varšuvos ten buvo keli skrydžiai į Budapeštą. Ir jinai sako, aš sėdžiu Varšuvai, ausinukai ausyse. Ir sako, sėdžiu prie pat vartų, matau žmonės irgi lipa viską, bet sako, nepagalvoju, kad tai mano lėktuvas. Ir tai jau tiesiog, oro uoste būdama? Taip, Oho, okay. Tam persidime. Tai irgi jinai turėjo tokį, tai juoko ten buvo iki ašarų. Aišku, jai tuo metu nebuvo ten juokinga, bet dabar prisiminus, tai toks, jinai dabar mūsų laikrodukas yra, kada važiuojame varžybą, skrendam, jinai visada hebrytė, liko 20 minučių iki laipinimo, einam, kad nepramiegotumėm, tai jinai jo dabar mūsų tas sargas yra, kad nepramiegotumėm skrydžio. Vienos pamokos užteko visam gyvenimui, ne? Okay. O dar apie tavo dabartinį grįžimą, kiek laiko jisai truks, kiek laiko duosi savo pailsėti, skirti laiko savo, mėnesis, 2 savaitę? Kiekvienais metais po sezono duodu savo minimum mėnesį, tai yra 4 savaitės, pailsėti širdžiai. Būtent, kad širdis pilnai atsistatytų ir vėl galėtumėm toliau duoti krūvis, nes vis tiek širdies rodikliai irgi šiek tiek pakinta ir gydytojai irgi mato pagal tos rodiklius, kad jau reikia poilsio, bet suprantu, kad tai yra sezonas. Tęsiam toliau, bet po sezono reikėtų mėnesį pilnai. Tai man mėnesio pilnai užtenka atsigauti. Bet tas pilnai poilsis, visiškai jokio judesio, tiesiog ar kažką, nežinau, pramini su dviračiu, išeini pasivaikščioti ilgiau, kažkokios yra fizinės tos aktyvesnės veiklos? Specialiai ne. Tikrai nesiplanuoju kažkokių treniruočių, tiesiog išeigos savaitgalis su šeima su dviračiais. Tokie, jeigu iškrenta, bet vėl tai reikia kuo mažiau širdžiai to fizinio krūvio, kad greičiau atsistatytų. Tai sakau, stengiuosi specialiai to nedaryti. Išeigos, bet vis tiek, skubiai eini kažkur, kažkoks minimalus krūvis tikrai yra. Nėra, kad guliu tą mėnesį laiko ir žiūriu televizorių, tikrai ne. Bet čia geras pamokymas, nes mūsų laidas labai daug mėgėjų žiūri ir mes irgi su daug mėgėjų tikrai bendraujam, dirbam ir visi bijo poilsio. Padaro labai galingą ciklą, bijo prarasti formą ir viskas, grįžtum po maratoną kitą savaitę krūvis. Tai labai gerai yra išgirsti iš pro sportininkų, iš olimpiečių, kad mėnesis laiko per metus tai nėra tiek daug, būtina kartais atsityti. Aišku, ne visiems gal mėnesio reikia, gal užteks ir 2 savaičių, bet kai jūsų ciklai yra tokie intensyvūs, varžybos po varžybų, ta pati varžybų specifika yra šiaip žiauri, sakyčiau, apie ją dar pakalbėsim truputį, bus labai įdomu išgirsti, kaip kūnas reaguoja į tos dalykus, bet mėnesį laiko per metus pailsi pilnai ir tik nuo to geriau, paskui pailsi ir galva, ir kūnas. Tikrai taip, tai čia iš 12 mėnesių atimti 1 mėnesį, tai procentaliai paskaičiavus, realiai tu tikrai, čia psichologiškai bijom ir dabar netgi irgi važiuojant pagalvojau apie tai, kad sunku yra po to mėnesio pačią 1 savaitę. Tada galvoju, galėjau biškai pajudėti, būtų dabar lengviau, bet savaitę, maksimum 2 ir viskas, tu jau grįžti, įsivažiuoji tą. Vėl mano ta patirtis, mėnesis, kada tu esi, tam, po piko, tu duodi savo mėnesį, bet aš turėjau 2 neštumus gimdymą, ten yra jau kiti reikalai atsistatyti ir tu negali grįžti po mėnesio. Nes vėl tavo kūnas visiškai yra išsibalansavęs. Tai jau ten, kaip pavyzdys, reikia pusmečio ir tokio pakankamai save stabdyti ir ramiai grįžti kitiem. Tai sakau, toks, po tų būtent sezonų, kada tu sportuoji, tikrai reikia to mėnesio ir čia reikia, manau, nebijoti pailsėti, juolab savo mintim pailsėti nuo to viso šurmulio, nuo to streso, kurį tu kūnai duodi.
Tai čia ne vien tik širdis, o ir galvai reikia tikrai pailsėti. Taip, gal net dažniau galvai iš tikrųjų reikia pailsėti, kai tiek daug tos rutinos ir jo 11 mėnesių ari ir tada jo tas mėnesiukas, kad viskas atsirefreštų. Nes aš labai dažnai gal su jaunais sportininkais tą pastebiu, kur visi maksimalistai nori dirbti, aš čia nepavargęs, bet galų gale tie dalykai pasivėja ir reikia to poilsio, tai jo, sakau, faina tikrai išgirsta. Pabandom dabar gal nusikelt keliolika metų atgal į mažą jauną Gintarę ir man labai įdomu, kaip tu atradai šiuolaikinės penkiakojo sportą apskritai. Ar galbūt tave kažkas atrado ir tenais pasikvietė? Lankiau plaukimą nuo 2 klasės ir, kai man buvo berods 15 metų, vykdavo Lietuvos žaidynės. Tai penkiakovės. Ir treneriai surinkdavo visus plaukikus, ką treneriai duodavo iš plaukikų, surenka komandą, kelias treniruotės duodavo pašaudyti, kad suprastum, kaip viskas vyksta, tiesiog įmokėtum kulką įdėti ir į taikinį nusitaikyti. Čia dar tais laikais, kai su kulkom būdavo. Taip. Tai mus apmokindavo visų tų saugumo elementų ir tai aš kažkaip papuoliau į tą grupę. Ir vėl kažkaip dar irgi užklausiu, sakau, o ką ten, sakau, reikia daryti, kas čia ta penkiakovė, nieko nesuprantu. Išvardino, sako, bėgimas, oi ne, sako, aš tai bėgti nemoku, sakau, tai plaukikai iš vis ne, bėgimas ten jiem į kitą pusę visai, tai jie nemėgsta to. Bet kadangi treneris jau ten, sakau, surinko komandą, ten mano grupės irgi nemažai buvo kolegų, tai kadangi su Hebryte, tai sudalyvaujam, bus gal fun. Ir čia Kaune? Vilniuje buvo. Jo, ir mane prieš tas varžybas, kurios merginos jau lankė tą penkiakovę, jos nugąsdino, oi ten tokia, žinok, Paula bus, labai gerai bėga, sako, čia sako, bus sunku tau, kad laimėti, tai čia, žinai, dar nepasiruošęs, ten bėgti irgi gal kelias treniruotės, tik tai pamokino, kaip reikia bėgti ir viskas. Ir aš laimėjau tas varžybas. Aš atėjau, praplaukiau, šaudžiau, bėgimą laimėjau. Ir tada treneris, jau suprato, kad čia jau galbūt tas aukso gabalėlis, reikia jį imti. Tai buvo taip, kad aš irgi tą plaukimą norėjau mesti. Tuo metu man tokia dilema buvo, ar likti plaukti. Tas plaukimas jau nusibodęs buvo, tikrai man šaltas vanduo, aš nemėgstu ten, man kančia paskutinė visada iššoku į tą vandenį. Ir kažkaip treneris pasiūlė, pabandžiau, bet aš atėjau gal tik tai po kelių mėnesių į tą penkiakovę, tikrai kalbino. Ir atėjau ir nežinau, ir pasilikau. Užkabino, ne? Ir tas bėgimas nebe toks baisus buvo. Ja, o kai prasidėjo bėgimo treniruotės, nesakai, kad kelis kartus pabėgai, labai gąsdino, labai sunkus krūvis buvo ir apskritai kaip tos pirmos išėjus iš plaukimo, kaip tas krūvis stipriai pasikeitė tau pačiai. Nes plaukime įtariu, kad vis tiek apimtys intensyvumai buvo, bet tas krūvis visai kitoksai yra, negu jau paskui pridėjus bėgimą. Fechtavimo gal dar pradžioj nebuvo. Man iš vis pradėjom plaukti gal apie 2 iki 3 kilometrų čia penkiakoviai atėjus ir aš taip, kiek mažai, mes čia plaukime ten po 6 jau, kas nuplaukėm 7 per dieną, nes rytinė vakarinė treniruotės būdavo. Ir man taip atrodė mažai, čia per lengva, tai tas laisvumas mane biškai užkabino, o dėl bėgimo aš nelabai pamenu. Tai gerai, kad neįsirėžė kažkas. Jo, blogo tikrai nieko neįsirėžė, gero irgi nelabai kažko pamenu iš tų treniruočių, bet matyti, jeigu laimėjau tada, tai tikriausiai patiko. Bet sakau, kažkaip labai daug yra išsitrynę. O 15, sakyta, buvo tada, ne, kai daug maž perėjai ir realiai praėjus 4 metam, kai tau 19 metų, kur labai irgi dar jaunas amžius, tikriausiai dar ir sportinės brandos tokios nėra, tu jau patekai į savo pirmas olimpinės žaidynės. Londono olimpiada 2012 metų. Šiaip, visų pirma, tai toks atrodo visai įspūdingas pasiekimas atėjus iš kitos sporto šakos, iš šiuolaikinę penkiakoją per 4 metus pasiekti olimpinį lygį. Kaip pati tada ir dabar, sakykime, gal vertini, ar čia buvo tiesiog normalus dalykas, link kurio dirbai, ar buvo labai wow? Čia tiesiog iš eigos. Tai aš pirmiausia dar sustartavau jaunimo olimpinėse žaidynėse. Olimpinėse žaidynėse 20 metais. Tai tas galbūt pastumėjo šiek tiek
siekti ir to aukštesnio tikslo jau suaugusio olimpinių žaidynių. Ir tuo metu iš mūsų federacijos išėjo Donata Rimšaitė, išvažiavo į Rusiją, už Rusiją startuoti. Ir gavos, kad ta viena vieta atsilaisvino ir buvo galimybė įšokti tą traukinį. Šalia Lauros, ne? Taip. Ir aš to nesitikėjau, mane tikrai spaudė to rezultato. Aš žinai, kai vaikas, tu tiesiog nesupranti, man to nereikia. Čia kažkam kitam reikia, kažkas kitas labiau nori negu tu. Aš iš vis nesupratau, kas tos ten žaidynės yra. Ir aš kada pradėjau sportuoti, tai atsimenu dabar 2008 metais per Pekino žaidynės. Tai gal keli mėnesiai atgal. Ir atsimenu, ateinu į treniruotę, treneris sako, turim 2 medalius, sako, tu įsivaizduoji, kokie dar medaliai, sakau. Sako, Krungolcas su Zadneprovskiu. O kas jie tokie, žinai. Visiškai nežinoma dar. Visiškai, ir man jie visi džiaugiasi, aš tokia, man nei šilta, nei šalta nuo to. Ir sakau, aš to nesupratau, kažkam tai yra labai svarbu, o man tiesiog, aš norėjau išeiti galbūt iš to plaukimo labiau, čia atėjau, visai fun, čia laimėjau, medalių yra ten tokiose vaikų tose varžybose. Ir į tą Londoną, sakau, tikrai spaudė, aš sakau, kai vaikas, man to buvo per daug. Europos čempionate, atsimenu, į finalą nepapuoliau, gavau tiek velnių, kad aš verkiau ir aš nesupratau, kodėl aš čia turėjau, net būtent finalę, ar aš esu kažkokia labai jau kieta. Tai yra pirmas varžybos, tai vis tiek stresas, nepažįstami atletai ir taip toliau. Tai, sakau, man tiesiog buvo tie metai kažkoks šokas, ir pamenu, paskui sėdėjom stovykloje Minske ir gavome laišką, kad aš paskutiniu numeriu papuoliau. Ir tokia vėl, gal fainai. Nežinau, sakau, man tiesiog aš dar vaikas buvau nesubrendęs, mano gal tikslai nebuvo tie olimpiniai, man tiesiog kažkur save realizuoti. Ok. Šiaip labai įdomu, visai, nesakau, tokiam jaunam amžiui, matom dabar visai nemažai tų sportininkų yra, bet kai savam rate yra, tai labai smagu suprasti, kaip tada viskas atrodė. Ir dar atsimenu, Austras Kujytė, čia irgi kalbinom ir jinai irgi pasako, kai savo pirmas olimpinės žaidynės 2000 nuvažiavo, kai jai ten viskas įdomu, jinai nori į tą atidarimo ceremoniją, kuri ten baisiai nuvargino, kaip jinai pasakojo, bet viskas įdomu, viskas taip šviežia, faina, tie sportininkai visi. Kaip tau buvo? Ar irgi norėjai visur sudalyvauti tenais į Londoną nuvykus, ar užsidarėjai kambariuką ir palikit mane ramybėj? Aš vis nesupratau. Tikrai, žinok, nesupratau, kas tai yra, kas tas kaimelis, kas ten vyksta. Mes irgi atvažiavom kelios dienos iki varžybų, tai ten per daug laiko neturėjom, atidarimą stovyklui stebėjom, ne Lietuvoj. Ir su kinderiu, atsimenu, vis kažkur nueidavau ir aš taip ir tokį Justo biškį prisibijau, jis, vyresnis, jau man tokia kaip ir, vėl aš nežinau, kaip su juo kalbėti, tokia pagarba. Ir, man, sakau, labai keista, aš nežinau, neišjaučiau visai tų žaidynių, va kaip dabar. Ėjau tiesiog su kiekvieną namą apžiūri, kiekvieną langą, kiekvieną plytelę gatvės, tiesiog fotografuoji viską, tuos atsiminimus dedi į save ir viską tą sugeri. Ir tas lieka tavy, o ten, sakau, įmetė mane, aš nežinau, kas ten vyksta. Toks kapstykis kažkaip. Paruošimo jokio nebuvo, žodžio, ne, kad nei psichologinio tokio, tikriausiai gal psichologinio labiausiai ir trūksta tokiam jaunam sportininkui, kad suprastum ir tą varžybų mastą, ir kaip elgtis, tai nieko nebuvo, ne, tokio tiesiog padarai, pagal reitingą atsirinkai ir važiuoji ir darai, ne. Tiesiog, laik dirb. Ir dar rezultatą parodyk. Ir rezultatą dar parodyk, ne? Tai bet kaip tai nepaaiškina. Jo, ir tu užėmei 12 vietą. Tai aukščiausioje scenoje pasaulyje, kur susirenka kartą per 4 metus visi stipriausi sportininkai, 19-metai merginai prieš 4 metus pradėjusiai sportuoti, tai yra įspūdingas rezultatas. Ir šiaip dar žiūrėjau tavo ten emocijas interviu, tai atrodė, kad tu ten baisiai patenkinta pati esi. Bet paskui, kiek supratau, šiek tiek gavai net ir velnių, tai kame čia replės? Kadangi mano bėgimas buvo arkliukas mano, ta rungtis, kuri traukdavo ir dabar dar traukia iš padėties išsisuku su to. Tai... Čia labai trumpas darbas, rašau, bet
dabar jau pagerino, bet tau priklausė pasaulio leizerano rekordas. Tai iš tos akimirkos, kai nekentėjai bėgimo ir nenorėjai to daryti, tapai geriausia pasaulyje savo sporto šakoje. Tai atsiprašau, kad pertraukiau, bet norėjau paminėti šitą dalyką. Tai dabar jau pamiršau, nutruko mintis. Dėl velnių. Tai buvo viena Baltarusė. Mes bėgom panašių tempų, ta prasme, mes apylygiai visada bėgdavom. Ir žaidytėse mes išbėgom berods kartu su ta Baltarusė ir jinai bėgo 6 vietą, aš 12. Ir klausimas, kodėl tu tai blogai prabėgai? Jinai tai 6, o tu 12. Ir aš atsimenu, sėdžiu autobuse, galvoju, vėl, nesuprantu, ko tu nori iš manęs, aš čia pirmą kartą dalyvauju, tai ir, manau, šią akimirką aš iš vis džiaugčiaus, kad aš ten papuoliau, kad turėjau tokią galimybę startuoti, ten irgi 15 000 berods žiūrovų kažkur sėdėjo, tai vien ta patirtis tokia, tai atsuki laiką atgal visai kitaip žiūri, tai, bet tuo metu jo gavau ir aš tokia, nei mane ten labai stipriai apkabino ir paglostė, nei per daug mušė, bet tikrai atsimenu, sėdėjau autobusą ir žiūriu per langą ir galvoju, tai va dar kaip tik ta Baltarus irgi į autobusą įdinėjo ir galvoju, ką aš čia blogo padariau. 12, nėra tai blogai. Bet jinai 6, gal ir galėjau pabėgti ant stipriau, bet, kaip galėjau, tai padariau geriausiai. Tai sakau, tas kartais trenerio noras pagelbėti labai dažnai nepagelbėjo. O kaip pavyko su tuos tvarkyti? Nes jo, kaip suprantu, vis tiek tokia sąmyšio sukėlė viduje, nes atrodo, kaip ir nori džiaugtis, bet tada kaip ir kiti nelabai džiaugiasi, tas spaudimas iš išorės didelis. Vėl grįžtam prie to, kad dar jauna ir daug patirties neturinti sportininkė, kaip jo su tuo susitvarkyti ir kaip iš to paskui pakilti. Aš manau, jaunas tai tas toks, žinai, yra, nėra, pas mane toks buvo, nepatinka, galiu išeiti. Okay. Iki tokių jo buvo. Po žaidynių tikrai buvo 3 etapai, kada norėjau dėti tašką ir buvo labai stiprus pokalbiai, mano ašaros, nenoras eiti ten ir tikrai nejau kelias dienas su visokiais pykčiais, bet tėvai eina kalba su treneriu, pasitaisom keliai mėnesiam ir vėl po to atsileidžia treneris ir vėl tas pats. Tai buvo tokie 3 tikrai skaudus etapai, bet labai džiaugiuosi, kad neišėjau tuo metu, nes tikrai aš jau ten sakiau. Bet ką važiuosiu į užsienį, kas buvo labai populiaru į Angliją važiuoti, dirbti, tai jau buvau net ir tam pasiryžusi ir sakiau, eisiu kažką kito mokytis, kad tik tai ne čia, kad išeiti iš to sporto. Tai sakau, tas entuziazmas, aš matau ir dabar pas jaunus žmonės irgi, jie tokie eina, blaškosi, nesupranta jiem, ar jos ten pabarė ar nepabarė, jiem taip nėra, kad labai sureaguotų. Tai tas gal jaunam gal biški lengviau yra. Dabar, kada tu pats iš savęs reikalauji to rezultato nori, tada aplinka iš tavęs to nori, ir jeigu tu to nepadarai, tada ir tave čia iš išorės griaužia ir tu pats dar viduje. Tai kaip čia susitvarkyti, jau tada kreipiasi į psichoterapeutus, psichologus, ieškai tos pagalbos. Bet galbūt reiktų, manau, ir su jaunimu pradėti dirbti, kad nereikėtų ateityje to daryti. O dabar svarbi yra dalis tavo gyvenime, terapija, psichoterapija, ar nežinau, ar sporto terapeutas, vaikštai reguliariai? Tikrai taip pat. Ypač praeitais metais rugsėjo mėnesį turėjom pasaulio čempionatą ir pirmą kartą nepapuoliau į finalą, nors aš ėjau į startą, tikrai pas mane kažkaip visus tos dabar 2 sezonus atgal į tas grupės papuolu, kur visos stipriausiai bėgančios. Ir į tą 9-ką įbėgti visos 12 bėga gerai. Okay. Ir kuri iškris, jau čia klausimas, kuri galbūt blogiau sušaudys. Tai tikrai jau į startą, pasitikėjau savim, žinojau, kad galiu įbėgti ir gavos, kad neįbėgau. Vengrija, kuri blogai šaudydavo, neišaudė gerai. Ir mes kartu visus bėgimus ir paskutinę seriją aš vieną šūvę nepataikiau, jinai viską švariai uždarė ir išbėgo. Ir tų kelių sekundžių man pritrūko, nors A grupiai būčiau buvus su to pačiu rezultatu pirma. Tai, sakau, labai tas man labai kirto per galvą, kaip aš sakau. Ir gavau kaip tik po tų varžybų irgi turėjau mėnesį atostogų, tai aš sėdėjau Rusijai. Vyras turi ofisą Rusijai ir aš ten prasidėjau nuo ryto iki vakaro prie kompiuterio, aš turiu daug darbų,
man čia nieko nereikia, aš tik grįžtu į viršų, pavalgau. Ir irgi mūsų auklė sako, tu gal išeik į parduotuvę kokią, ne, aš sakau, čia internetu maistą užsakinėjai, man nereikia, aš taupau laiką. Tai gal tu išvažiuok į miestą, kur nors, sako, kavos kokios išgerk, sako, skirk laiko savo. Ne, turiu labai daug darbų, man čia, žinok, irgi metų darbai velkasi. Ir aš po kokių 2-3 savaičių save pagavau, kad, einu link tos depresijos, žinai, ir niekam negaliu išsipasakot, nieks manęs negirdi, nesupranta. Ir vyras irgi varžybų maratonas ten pas jį buvo, jisai savo reikalais užsiėmęs ir toks, žinai, sakau, gavas, kad likau viena, užsidarius ir, kaip sako, ateina iš visatos ženklai, arba tu jos matai ir priemi, arba jos ignoruoji. Ir gavas, kad irgi dirbau, jau ir akis paskauda, ir atsipučiau, galvoju, paskrolinsiu Instagram'e. Ir man kaip tik pats pirmas paustas išmetė tokią vieną merginą, kuri yra sukūrus planuotę metų moterim. Ir kažkaip jinai užkabino, pradėjau apie ją skaityti, žiūrėti ir po kelių dienų aš supratau, kad man reikia tos pagalbos. Man neužteks ten kažkokių paklausyti podcastų apie tai ir sugalvojau jai parašyti. Maža ką, gal žmogus dirba su žmonėm, jinai kažkaip to neskelbė viešai ir aš jai parašiau, ar gali man padėti. Tai jinai sutiko, tai mes metus laiko dabar dirbam intensyviai tikrai ir nežinau, labai esu dėkinga, jinai mane ten ištraukė iš to, kur aš ten buvau. Ir net jeigu ir būčiau nesikreipus, tai nežinau, šį sezoną greičiausiai būčiau dar žemiau negu visos mūsų lietuvės ir net nežinau, ar būčiau norėjusi iš vis sportuoti. Tai jinai taip labai tikrai paskatino, atgaivino tą mano ugnelę, norą eiti toliau. Tai net ir dabar galvoju iš vis tas rezultatas, važiavau su noru to medalio, nes tikrai žinau, kad esu nusipelnius ir galiu tai padaryti, bet čia vėl sakau, tas 10 ar 15 rotuoja ir bet kuri gali. Bet dabar suprantu, kad ta 7 vieta, tikrai nėra blogai, taip kaip buvau prieš metus kokioje gilioj ten depresijoje ar duobėj. O šiaip įdomumo dėlį, jeigu nepaslaptis, tai su kuo labiausiai dirbat, ar ten su pasitikėjimu savim, ar meilė savo, ar kažkokiu per kokią prizmę tu eini, kas galbūt ir ištransliuoja paskui tiesiogiai ir į sportą. Jo, meilė savo, dėmesys savo, pirmiausia, kad esi tu, ne kiti, atsakingas esi už save, ne už kitus. Ir neištaškyto savo energiją, žinai, nes mes labai dažnai ją ištaškom, pas mane dar kai vaikai yra, aš jiem ištaškau savo energiją. Ir kartais tikrai užsibūni ir aš galvoju, kaip mamos gali 2 metus sėdėti su vaikais, neiti darbą ir tikrai namuose kiaurą parą prabūti be atostogų. Ir jos dar sako, kad aš esu labai laiminga, aš nežinau, tuo nelabai tikiu, bet jeigu ir tokių yra, tai lenkiu labai žemai galvą, man tikrai kartais po valandos pradeda ten stogas važiuoti su vaikais, tai tas, sakau, savo, kaip tausoti tą energiją ir neištaškyti savęs. Čia svarbiausia, varžybose vėl nusiteikimas, būsenos atradimas ir supratimas, kad nauja diena yra nauja būsena. Ir jeigu vakar aš laimėjau ir aš noriu šiandien pagauti tą pačią būseną, kur vakar buvo ir šiandien vėl laimėti, tai niekada to nebus, nes tos pačios būsenos mes niekada net kartosim. Ir šiandien galbūt aš su bloga emocija galiu laimėti, nebūtinai su gera. Tai tiesiog tą reikia mokėti, išnaudoti, bet, sakau, čia metai laiko dirbam, tai yra tikrai mažai. Tai, kiek aš metų sportuoju ir buvau, negaliu sakyti, kad engiama, bet kokį čia žodį parinkti, net galvoju, ne tai, kad smukdoma, bet ypač tas fektavimas, kas man dabar kliudo, tai būdavo, kaip pavyzdys, jeigu aš varžybose pralaimiu, man treneris paploja tribūnose. Sarkastiškai, dabar prasme? Taip. Ir, žinai, tokie dalykai tikrai jis kerta sportininkui ir tu neši savyne, kas gero, kas blogo. Ir tada kraunasi tas sniego gniūžtė, žinai, ir iš to išeiti yra labai sunku. Tai bandom šitos dalykus išgyvendinti, atleisti tiem žmonėm, juos paleisti, nes tikrai laikai pykti ant tokių, žinai, žmonių, kurie tau kažką norėjo
gera, bet pakenkia, žinai, tai vatasku, bandom paleisti, atleisti būsenos, tikrai kas labai daug duoda. Geras. Ačiū labai šiaip, kad pasidalinai ir aš irgi gal norėčiau, kad daugiau, ir jaunesnių sportininkų galbūt sutiksi su manim, tokius dalykus suprasti ankstesniam amžiui. Aišku, vėlgi, ankstesniam amžiui daugiau to plevėsavimo ir gal sunkiau vis tiek tą prisiskambinti, sakykime, jaunimui su terapija, bet manau, kad jau tie sportininkai, kurie yra orientuoti į rezultatą, vis tiek daug maž žino, ko nori. Ir galbūt būtų labai naudinga šiek tiek anksčiau pradėti dirbti su savim, ties savim, kad galėtum paskui pasiekti ir tam pačiam sporte, bet ir gyvenime, manau, vienareikšmiškai turi labai daug įtakos tokie dalykai. Taip, tikrai, aš sakau irgi esu dėkinga, ne tai, kad aš kiek sporte tą galiu panaudoti, aš tą naudoju, einant gatvėje, žinai, žmogus nusišypso, aš jam nusišypso, jisai surūgęs, aš jam nusišypso, jis tada man atgal. Ir žinai, tas veikia labai stipriai, net į parduotuvę nuėjus ten, jeigu matau, kad kasininkė jau labai surūgus, tai aš mandagiai pasveikinu, nusišypsau, matau ir tam žmogui ta nuotaika pakyla. Tai eini žaidi šitais dalykais, kai žinai, juolab kažkokių tipsų, irgi juos nori išbandyti, ar ten treniruoti, ar varžybose, ir tu matai, jeigu tas veikia, tai, veža ir, kas gali būti dar geriau. Tai va šitas, jo psichologija labai, manau, stipriai yra reikalinga ir užsienio atletai, britai, kiek žinau, jie labai stipriai irgi tą naudoja ir jie naudoja ne tik suaugusiem, jie nuo jaunių pradeda tą ir jie turi, kiek irgi kalbėjau, 1 arba 2 kart per savaitę meditacijų, jogų kursus, tai yra laikas savo mintim, ko mes neturim. Ir, žinai, mes tiesiog einam iš to, ką turim, kiek turim energijos, kiek košės turim galvoj ir bandom kažką lipdyti. Kai, žinai, sakau, kitose šalyse pamatai, kaip dirba, tikrai ta komanda yra suburta ir, tiesiog tau tada jau be šansų yra, jau tu psichologiškai praloši. Ne kiek fiziškai tu gali būti labai stipriai pasiruošęs, bet ateini startą, jisai nesijaudino, o tu drebi, tai jau 1-0. Taip. Komandą paminėjai, tai čia šitoje vietoje šiaip norėčiau tavo tokia viena gal iš unikalių situacijų yra, tavo treneris yra ir tavo vyras, tai labai įdomu šitą tandemą suprasti ir esam matę labai aukštą meistriškumo sportininkų, kur yra tėtis ir dukra, sakykime, arba tėtis ir sūnus, sportininkas, treneris, vyras ir žmona, tai kaip jūsų atveju veikia, ar tai dažniau yra pliusas, ar kaip tik pakiša koją kažkur? Geras klausimas. Visai būna, tikrai yra situacijų, kada ir pakiša ir būna stiprus pokalbiai ir jisai irgi būna paminė, aš dabar kalbu ne kaip vyras, kaip treneris. Išklausyk mane, ir tą atskirti. Ir aš galbūt tuo metu labai supykstu, tą priemu, susierzinu. Kaip ant vyro supykstu vis tiek biškai, ne? Kaip, ar ant trenerio, ar ant vyro, kad ir ant trenerio, bet aš tada po valandos laiko aš turiu grįžti namo. Ir aš dar vis nepaleidžiu, žinai, ir aš jau kalbu kaip su vyru, bet man vis tiek yra kažkoks ten guzas, žinai, kur norėtum kažką pasakyti. Bet čia irgi yra menas, mokslas, kaip tą suvaldyti ir atskirti tos 2 dalykus, neparsinešti namo, neišsitaškyti vėl, bet, savi pliusai, tai pliusas tas, kad kartu keliaujam, nes jeigu tu turi antrą pusę, kuri yra ne su sportu, tai yra, nežinau, labai sunku. Nežinau, kiek yra santuokų išlaikytų tokių, kurie skirtingai, nes, mes 3 metų nebūnam namuose. Stovyklos, varžybos, taip. Jeigu dar tu turi vaikų ir tu palieki savo antrą pusę su vaikais, dar sunkiau yra. Tai va šitoj vietoj vienas, savi pliusai, savi minusai, tu visada kartu keliauji, bet vėl aš dabar galvoju, jeigu kada baigsiu sportinę karjerą, aš sakau, jeigu tu dirbsi, aš lieku su vaikais, man jau, sakau, nelabai šitos ateities variantas patinka. Bet tada vėl galvoju, galbūt aš trenerė, gal kartu važiuosim su vaikais, gal irgi galima kažkaip pasikooperuoti. Kitas dalykas, aš tą esu praėjus ir aš suprantu, kokia tai yra virtuvė. Gali vėl iš tą žmogų palaikyti ir sėdint namuose ir jo lauk, tau yra lengviau. Bet kada, tai nėra sportininkas ir jis tos virtuvės
nesupranta, nu, yra tikrai beprotiškai sunku. Aš turiu pasiūlymą, tai kai vyras važiuos į treniruočių stovyklas, su sportininkais jūs važiuokite atostogų, nes dažniausiai vis tiek važiuojama į kažkokius šiltus kraštus, į Tenerife penkiakovininkai mėgstagi važiuoti. Tai dar pliusai, vien tik tai pliusai. Taip, tikrai yra trenerių, kurie į stovyklas atsiveža šeimą, bet vėl, tada tavo antra pusė nori irgi dėmesio. Na, jau prasidėjo. Ir tada man reikia treniruoti, bet reikia ir ten žmonai arba vyrui dėmesio skirti. Vėl tai yra, gal kartais patrukdo tavo tam atsidavimui darbui. Tai čia, bet vėl sakau, aš kaip sportininkė galiu tą suprast, atsitraukti, paleist, palikti. Susitarėm, kad 8 baigi treniruotę, nuo 8:30 tai yra jau mano laikas su tavim. Tai šitą aš manau, tie, kurie, sakau, sporto virtuviai yra, jie tą supranta ir gali tą biškį pakontroliuoti ir padėti. Okay. O apie buvimą mama, irgi pašnekėkim, nes čia tu irgi turi porą įdomių istorijų. Tai galim nusikelti į 2016 metus, Rio olimpinių žaidynių ciklas. Papasakok, tu jau sudalyvavusiesi Londono olimpinėse žaidynėse ir ruošiesi jau kitom, čia taip biški šokinėjom, bet šiaip jo dar įdomu, ar į Rio olimpinės po Londono, sakykime, ėjai su kažkokiu nauju alkiu į tą ciklą, kaip atrodė psichologija ta pati ir kaip paskui viskas išsirutuliojo. Prieš Londoną, nebuvo tos konkurencijos, tai buvo Laura ir Donata, viskas, tai tiesiog jos yra neliečiamas, viskas aišku, kas važiuoja. Ir aš tokia jauna, man ten be šansų, aš nesupratau, kas to žaidynės, man ten visai neįdomu ta virtuvė, man užtenka čia aš. Medalių ten kaip varžybos, tai pirma vieta būdavo, pas mane, ten kokias, nežinau, išvažiuoja Minsko čempionatas ar ten Vilniui kažkokios Lietuvos jaunučių čempionatai, aš visas varžybas laimėdavau. Tai man tos žaidynės tikrai ten neegzistavo pas mane mintyse ir kada aš papuoliau, viskas okei, važiuojam. Sekančias varžybos, tai Rio, jau mes liko Laura, jinai žalia šviesa neliečiama ir antra vieta esam aš ir Ieva. Ir ta konkurencija labai sudarė treneriai mum. Ir tas labai stipriai jautėsi, kad mes konkuruojam ir tas buvo alkis toks, aplenkt, nugalėti, čia aš geresnė, aš važiuoju, ne aš geresnė, aš važiuoju. Tai šitoje vietoje jau Rio žaidynės jo tokius biškai koncentravos labiau į tą konkurenciją. Ar tai padėjo? Nežinau. Man turbūt ne, Tai tiesiog perdegimas buvo galbūt. Tai atranka jūsų vyksta, kad jūs dalyvaujat tam tikrose pasaulio taurės etapuose, Europos čempionatuose, Europos kažkokios taurės varžybos, kuriuose renki reitingo taškus ir Lietuva turi 2 vietas olimpiniams žaidynėms, tiek ir vyrams, tiek ir moteriam, tikriausiai. Tai ir jūs 3 kovoja dėl tų 2 vietų, renka taškus ir kas turi daugiau taškų, pagal reitingą tiesiog važiuoja. Taip. Tai kaip išsirutuliojo visas tas, nes į Rio olimpinės žaidynės nenuvažiavai? Tai ir buvo toks planas, jeigu neišvažiuoju, galbūt yra puikia proga vaikui, nes vėl 4 metai, tai metai nėštumo, pusmetis atsigauti ir dar tau lieka 2,5 metų ten ruoštis jo. Tai tikrai tas buvo toks laiko tarpas ir taip ir gavos. Nepapuoliau, tai viskas aišku. Ką veikiam, tai sakau toks. Nes vėl tu galvoji, tai yra metai, praleidai 4 metus, jau tau ne 24, 28 ir tie metai eina toliau. Aš kažkaip tokią svajonę irgi turėjau, kad nenoriu būti vyresnė mama, kai, vaiką atveda ir sako, čia tavo mačiutė. Ne, aš noriu būti, ta jauna mama ir nesigiliu, nežinau. Tikrai, dabar mergaitė eina į 1 klasę, jinai užaugus jau savarankiška pakankamai ir man dar padeda. Ir dabar galvoju, jeigu jos nebūtų, tai būtų sunkiau. Tai olimpinės nepavyko patekti, bet kur kas didesnis tikriausiai laimėjimas gyvenime įvyko. Bet man labai irgi bus įdomu paskui, nes galų gale tapai ir antros dukros mama. Tai kaip tas pirmas ir nėštumas ir po gimdymo, kaip tas atsistatymas, kaip kūnas reaguoja, nes
esam matę visokių istorijų, kai po gimdymo negrįžta moteris į sportą ir kai grįžta su tokiu trenksmu, kur nesupranti, kaip moters kūnas apskritai veikia. Tai kaip buvo tavo atveju, kiek buvo sudėtinga grįžti, ar kaip tik jautėsi kažkaip stipresnė negu bet kada? Matai, mes Lietuvoje apskritai neturim tų duomenų susijusių su nėštumą su sportu. Užsienį, kaip pavyzdys, Amerikoje gal yra ten tikrai tų duomenų, jie saugo ir jie to neviešina, kaip reikia atsigauti, kokie rodikliai turi būti, tai čia jau bandai tiesiog iš grūdo kažką išspausti. Tai tiesiog vėl žiūrėjom pagal mano savijautą, kaip aš jaučiausi, tai neforsavom, neskubėjom, nes iki pagimdžiau pavasarį, tai dar treneris bandė sakyti, žiūrėk, yra varžybos po mėnesio. Nesakau, žiūrėkit, man sukasi galva, tai ką aš dar nulpsiu ten, žinai, bebėgant, o naudos iš to, nežinau, kam, niekam. Nebus. Čia mėnuo po gimdymo? Jo. Tai jos, kol bandė pasiūlyti, berods buvo praėję gal mėnesis po gimdymo, pasakė, kad bus varžybos, gal bandom pasiruošti, tai tos varžybos turėjo būti po 4 gal mėnesių. Ne, tarsi tikrai tuo metu ten, sakau, vieną koją prie žemės, žinai, esi, tai sakau, tas labai žiūrėjom, kaip jaučiuos, po biškį, jungiam po vieną rungtį, pradžioje bėgimas lengvas, po to, kada jau galėjau į baseiną, sujungiau, tada prijungiu dar fechtavimo rungtį ir taip, per pusmetį, po pusmečio aš jau gero jau sujungiau visas rungtis. Bet labai stipriai pasikeitė, tai pradžia sunkesnė, kaip suprantu buvo, bet ar labai stipriai pasikeitė ir pats treniruočių režimas ir ta visa rutina, nes vis tiek naujagimis šeimoje, tai penkiakojo sportas yra negailestingas laikui. Kaip pavyko viską suderinti iš pat pradžių? Paros neužtenka. Per mažai valandų. Per mažai valandų. Nežinau, su pirmagime tai turbūt kažkaip pakankamai visai lengvai turėjau ir tos pagalbos, ir mama dar buvo, kuri man padėjo. Ir vyras iš pirmos santuokos, tai turėjau šiokią tokią pagalbą, bet vėl tai yra pirmus 2 metus sunkiai miegojau, nes naktim verkdavo, aš nervuojas, bet aš dabar suprantu, kad jeigu mama rami, vaikai irgi ramus, tai šitas labai irgi stipriai padeda, o tada man buvo vėl tas toks šokas, ką čia daryti, nežinai, čia skauda, neskauda ir tada vaikas toliau rėkia. Tai man pirmi 2 metai buvo tikrai sunkus tokie ir bemiegiai. Bet ir tie krūviai nebuvo tiek stipriai dideli. Dabar, antras vyras treneris, tai jau nepabėgsi, žinai, čia nuo tų krūvių didelių, jisai tave mato kiaurą parą, žino, ką tu veikiai ir gali labai tą stipriai kontroliuoti. Ir jo labai sakau, su antra mergaitė, tai nuo 1 mėnesio aš miegojau, tai jinai keldavos kas 4 valandas, kai kiti vaikai kas 2, tai tikrai labai pasisekė, o po mėnesio mes iš vis ją į kitą kambarį, į jos kambarį ištrėmėm, jinai ten savo puikiai visą naktį išmiega ir po šiai dienai, tai sakau, nereikia keltis ir galiu savo išsimiegoti, kas man lemia geresnius rezultatus ir galiu patemti didesnį krūvį. Geras, tai nuo pat mažens jau suprato dukra, kad mama olimpietė ruošiasi ir netrukdė, ne? Bet nes jinai irgi olimpietė, tai jau žinai, žinoma matyti. Teisingai. Jo, tai čia kita įdomi labai istorija, tai galim peršokti 2020 metus, kuomet turėjo būti olimpinės žaidynės Tokijoje, bet visi žino, kad dėl pandemijos, dėl COVID jos buvo nukeltos. Tai tau tada pokyčių buvo dar papildomų, nes tais metais berods ir treneriai, ar 19-20 ir treneriai berods keitėje, ne? 18. 18 gale, jo. 18 gale, jo. Tai pasikeitė dar ir iš treniravimo pusės, bet ruošiesi olimpiniam žaidynėm, jos yra nukeliamos. Čia daug kas tikriausiai irgi esi pasidalinus tuo, kad visiškai nepalaikė to sprendimo, nes prieš olimpiadą keisti trenerį, nelogiška, tikėtina, kad bus blogiau. Bet tau visai neblogai suveikė viskas. Taip, kartais tikrai tie tokie naujovės, kažkoks trigeris būna paskatina, tas stimulas kažkoks yra ir tikrai mano tie rezultatai ten nebuvo prastesni. Man žinai, svarbu buvo, kad mano būsena buvo geresnė. Nes ten nenorėdavau iš visai tai treniruotis, aš ateinu, vengiu žvilgsnio, kai atidirbu, greičiau išeiti iš čia. Tai
net irgi buvo tokių, kad pirmas varžybas, aš kai perėjau pas Paulių, išvažiavom po gal 2 savaičių į pirmas varžybas. Nu, pasižiūrėti irgi, jis sako, aš tavęs nemačius, su tavim nevažinėjau, sako, einam, važiuojam pažiūrėti, kaip tu atrodai. Ir buvo fektavimas, aš pralaimiu 1-2, ateina Paulius iš tokių, kad tu čia sako, bijai, o žinok, man iš karto toks, mane jau puls, kai, žinai, jau aprieks, kažką pasakys, aš tokia man iš karto baimėsi, ko tu čia sako, bijai. Sakau, nežinau, sakau, gausiu, sakau, velnių dabar jau, kad pralaimėjau. Ne, tu sako, panalizuok, sako, kodėl pralaimėjai. Ir taip, žinai, pradėjau šnekėti ir tada aš suprantu, kad aš esu ne viena. Nes anksčiau būdavo, kad tai galvok, ką daryti. Na, nežinau, knygos neturi, žinai, nieks neparašyta, tai sakau, tas treneris, žinai, turi tavęs nepalikti, patarti. Ir, žinai, jeigu sportininkas žino, ką reikia daryti, tada taip gali sakyti. Pagalvok, ką blogai darai, pagalvok, ką tu turi padaryti, žinai. Bet kada tu neturi bazės informacijos ir tau sako, pagalvok, ką daryti, nežinau, kažką, bandau. Neatrasi jo atsakymų šiandien. Tai vatsko, man buvo labai tas svarbu būsena, o ten, žinai, visiems, man irgi daug kas nepatinka, bet, žinai, tiesiog savo nuleidžiu, o kiti žmonės mėgsta tą garsiai pasakyti ir pakomentuoti, bet... Nežinau, tikrai buvo geras sprendimas ir netgi, jeigu gal ką ir keiščiau, anksčiau gal būčiau tą padarius. Bet vėl, tai nebuvo galimybė. Bet labai įdomu, pavyzdžiui, toje vietoje, ar pasikeitė ir iš pačios metodikos, sakykime, kažkas, nes dabar iš to, ką tu pasakėjai, tai atrodo, kad pagrindinis faktorius tai yra tas, kad nukrito gal spaudimas ar kažkoksai forsavimas, varimas tavęs į kampą ir atsirado daugiau palaikymo ir laisvės tokios. Tai, nes dažnai ir būna, kad kai įsilaisvinam, net nieks neturi kitas pasikeisti, tik tai, kaip tu sakai, ta psichologinė būsena. Bet įdomu, ar ir iš fizinių dalykų kažkas labai stipriai, tarkim, pasikeitė krūvio prasme. Taip, tai Paulius ką labai stipriai žiūri fizinius rodiklius. Tai kaip pavyzdys, ką pirmą padarėm, kraujo tyrimai, visi testavimai, VO2 maksai ir taip toliau. Jis sako, aš pagal tai žinau, ką galima su tavim nuveikti. Ir vėl tai daro ne į metus kartą, o per sezoną 2-3 kartus stebi tavo tos rodiklius. Ir, pokyčius. Jo, ir va tas profesionalumas galbūt, žinai, o ne iš lempos. Šiandien bėgam atkarpas. Jo, tai va tas labai būdavo. Aišku, negaliu sakyti, gal jisai rašydavo kažkokius planus, žinai, bet dažnai būdavo, tas toks, kad man irgi atrodo, lempinis kažkoks, pasakė treniruotę, gal ir logiška, žinai, aš ten labai neanalizuoju. Bet ką dabar turim, tai sakau, va tie visi rodikliai, treniruotės patys rašom irgi, skaičiuojam krūvį valandom. Tai pirmas būna, jeigu ateini treniruotės, sakai, pavargęs, neturiu jėgų, nežinau, kas yra. Pirmiausia, atsiverčia tavo, mes vadinam drive'u, nes į drive'ą pildom Excelio formatu, tai atsiverčia Paulius drive'ą. Jeigu mato, kad labai ryškiai padidėjęs yra valandom krūvis, viskas aišku, truputį biškį mažinam. Jeigu čia viskas yra stabilu, tada antras žingsnis yra kraujo tyrimai. Tada žiūrim, galbūt kažkas tenais vyksta, kažkokie pokyčiai. Tai vat man šita sistema labai patinka, nes tiesiog nereikia sakyti, tai čia tavo problema, žinai. Blogai jauties, tai ką darei vakar. Tai atsirado dar toks, kaip suprantu, ir individualizavimas labai pagal tavo ir savijautą, ir kraujo rodiklius, kūno kažkokius signalus, nes dažnu atveju, kai turim daug sportininkų, tai su jais dirbi kaip su grupe. Ir sunku, kartais aišku ir sunku yra, jeigu tu turi 15 vaikų, kiekvienam skirtingai kažką pažiūrėti. Tai gal dar tas jo individualus požiūris ir žiūrėjimas, kas tau veikia, kas tau daro įtaką, tas yra irgi labai svarbus dalykai. Taip, ir va dabar irgi Paulius turi berods apie 10, net reikia paskaičiuoti kiek vaikų, bet apie, sakykime, 80 ir kiekvieną individualizuoja. Tai, kaip pavyzdys, yra 2-3 merginos, kurios panašių tempų bėga, jom yra ta pati treniruotė, tik tai galbūt, kaip pavyzdys, viena bėga vienu peisu, kita 5 sekundėm lėčiau arba greičiau, arba duoda visom vieną ir va tas suskirsto, žinai, mane irgi prie kažkokio vaikinuko priskiria.
Tai va tas fainai, kad labai individualizuoja ir atsižvelgia, žinai, į tave, o ne, tu blogai jauties, vis tiek šokis su ta grupė ir plauki, žinai. Ne, tai jau, žinai, atsižvelgia į tai ir paskirsto tą krūvį. Super, labai gerai šitas, man atrodo, dalykas yra. Tai šiaip dar norėčiau iš tikrųjų šitą vietą dar įlys giliau ir labai įdomu, vis tiek šiuolaikinė penkiakoje nemažai to sporto yra, tai pakalbėjai apie valandas, tai jeigu nėra kažkokia paslaptis, kiek valandų vidutiniškai, sakykime, arba galbūt net ir didžiausiam savaitėm suskaičiuoji be logistinių dalykų grinai sportą, nes, žinom, kad logistika su baseinais, su žirgais, su jojimu, su fechtavimu, visur reikia važiuoti, neturim tokių kompleksų, kur viskas būtų vienoje vietoje. Tai kiek maždaug šiaip užtrunka? Mes Kaune šiaip labai turim dėkingą tą lokaciją, tikrai nėra. Vienintelis, kur toliau pavažiuoti iki jojimą, bet tai yra 15-12 minučių klausimas. Tai man atrodė, kad toli, bet žinok, buvom Britanijoje 1,5 valandos važiavom iki jojimo į vieną pusę. Čia dabar, kur buvo stovykloje, ne? Tai 3 valandos kelioniai plus valanda treniruotėjai. Išmeti pusę dienos vienai rungčiai. Tai supratau, kad mes turim labai geras sąlygas. Tai jeigu su lokacijom gaunas, 7 valandos, tai minimum. 7 valandos sportą. Per dieną. Per dieną. Čia ne per savaitę. Ne, per dieną. Tai čia normali, paprasta žmogaus darbo diena. Taip. Čia minimum 7-8. Tai realiai grino sportų, skaitykim, tarp 5-6 valandų. Net, daugiau turbūt, nes mūsų lokacija ten 15 minučių, tai pusvalandis iki baseiną, Leizeraną ir baseiną turim vienoje vietoje, tai ten iš vis 3 minučių klausimas nueiti persirengti. Tai iš esmės pilna etato darbas, nes, paprastai žmonės šeštadienį, sekmadienį nedirba, o tikriausiai tu gal vieną poilsio dieną turi ar neturi? Vieną, tik sekmadienį. Tai 6 dienas per savaitę po 5-6-7 valandas per dieną. Šeštadienį truputį mažiau gaunas nuo 9 iki 1 iki 4 valandas, bet jau tokio grino, praktiškai be poilsio. Vieną tvarai ir... Okay. Tai man šiaip yra kosmos. Aš suprantu, kai tokius dalykus galima daryti laikiną laiko, tarkim, tarpą, stovyklose, kur logistika yra paprastesnė, tai jums gerai tikrai, kad Kaune tai patogiai viskas yra, bet, čia yra tiesiog lenkiu žemai galvą, kad pastoviai 4 metų ciklais 11 mėnesių per metus praktiškai visą laiką toksai režimas. Tai čia yra tikrai įspūdinga. Ir dar tą derinant su 2 vaikais, tai čia nedaug kas tikrai tą gali padaryti ir, aišku, nedaug kas ir pakliūna į olimpinės žaidynės dėl to. Tai 2021 olimpinės žaidynės nukeltos vienais metais dėl pandemijos. Tokijas, kitas pasaulio kraštas, kita šalis, kita kultūra, 3 olimpinis ciklas, 2 olimpinės žaidynės, kaip tenais viskas susiklostė. Iškart galim pasakyti, kad 7 vietą iškovojai, kas yra irgi labai labai aukštas rezultatas. Tai papasakok truputį apie Tokijų. Ten vėl, žinai, savotiškas buvo, jau žinojau, kad laukios. Ir man toks buvo, kaip čia, savisauga labai stipriai veikia. Tai realiai aš porą savaičių iki žaidynių, jau tą žinojau ir tas pasiruošimas, ten buvo truputį tokių trigerių tarp manęs ir Pauliaus, žinai, ir aš sakau, man bloga, žinok, sakau, negaliu aš čia, sakau, stovėti šaudyti, žinai, tikrai tu jauties blogai ir dar kai tu savo tai galvo įsikali, tu dar blogiau jauties, žinai. Ir tada, davai tu neprisigalvok, dirbi, žinai, ir taip palauk, aš laukas, tu nesupranti, žinai, ir tokių tikrai buvo momentų, kur, žinai, vyras, kai to, niekada to nepatir, žinai, nei to jausmo ir tos savijautos. Tai alaus pilvas ne tas pats, kas vaikas pilna? Ne, alaus pilvo turbūt nepykina ir, žinai, ten nieks nesispardo ir, sakau, tikrai galvos vaigimai, miego norėjimas ir nuovargis didelis. Tai tikrai davė savo. Po treniruočių grįždavau namo, tai ko norėdavau labiausiai miegoti. Gulėdavau lovai, kas dabar, tarkim, po treniruotės, grįžti pasidarai valgyti, ten vaikus prižiūri, dar, tokių sukiesi zuji, savo aš net televizoriaus neturiu kada pažiūrėti. Tai tuo metu buvo, aš tik taip miegoti norėdavau. Grįžtu, kažką užkandu ir einu miegoti. Čia mes kalbam prieš olimpinės. Prieš žaidynės, tas porą savaičių iki žaidynų. Tai... Čia jeigu kas praleido, tai Gintarė Nėščia dalyvavo olimpinėse žaidynėse ir užėmė 7 vietą. Tai sakau, tai toks įdomus ir tas jausmas ir jojimas.
Buvo. Baisiausia Treneris tikriausiai, ne? nežinojo, baisiausia. Ir dar aš atėjau kažkada į treniruotę, sakau, gal galim šiandien kažkaip iški lengvesnė, sakau, man šitai blogai jaučiuos, bloga. Ir jis pajuokavo, sako, tai gal tu laukia, žinai, ir juoktis pradėjo. Sakau, ne, o aš mintys, ką tu Gintarytė meluoji čia nais. Ir treneris, žinai, nu, jam tai iš vis ten sėdi, joj, viskas, jeigu užlipai ant žirgo, tai jau turi šokinėti, žinai. Tai, bet labai džiaugiuosi, turėjau tikrai angelus, kurie ten mane saugojo, matyt, nuo tų kritimų. Bet vėl, tai yra rizika, sakau, kiekvienas sportininkas, žinai, rizikuoja išeidamas į treniruotę ar į aikštelę susitraumuoti ir ant visokių kitokių faktorių gali būti. Tai to žaidynėse irgi tas pats buvo, nenukentėjo nei viena fizinė rungtis, bet tiesiog tai buvo mano galvoj, žinai, bėgu. Biški lėčiau. Ne, galiu greičiau. Ir vėl, ne, bet biški reikia gal prisaugti, mažą ką, žinai. Ne, Gintarė, tu gali, viskas, tu gerai jauties, žinai, varyk toliau. Ir tas, atsimenu, tokį buvo, tos 3 kilometrus, ten kova su savim buvo labai stipriai. Tai buvo didelės varžybos su konkurencija iš išorės, bet panašu, kad dar ir su vidinė, dar viena, kur... Taip. Bet čia sakau, tiesiog, žinai, kada tu tampi mama, labai stipriai įsijungia ta savisauga ir atsakomybė ne tik už save, bet ir už kitą. Maža, ką man kažkas nutiks, ten jau viena dukra yra gimusi namuose, žinai, jinai liks viena. Jau saugiklis vienas įsijungia. Aš čia laukiuosi maža, ką persileidimas. Antras saugiklis įsijungia. Ir žinai, tada labai daug tų stabdžių, bet, sakau, tas buvo toks, pati save labai bandžiau perorientuoti, žinai, dar vyras šalia irgi ten, neprisigalvok, žinai, čia viskas gerai. Bet jo, tos varžybos tokios labai įsimintinos, tai patirtis, tokia jo, ne visom čia pasitaiko taip. O šiaip jos tau reiškia kažką daugiau būtent dėl tos situacijos, kokioj buvai ir potencialiai dėl tikriausiai vienos jauniausių olimpiečių pasaulyje, kuri tavo pilve tada buvo? Nežinau, aš tada irgi, aš labai dabar, pavyzdžiui, 7 vieta, aš džiaugiuosi, jo, viskas, bet už tai, kad vėl dirbu su savimi. Tada aš, man buvo, nežinau, aš labai buvau nusiminus savim, nepatenkinta, 7 vietą aš finišavau. Laura ten apsikabinus mane šypsosi, aš tokia, ką čia Gintarė padarė 7 vietą? Aš važiavau, žinai, ekspektacijos buvo žymiai didesnės. Jo, važiavau vėl, geresnės vietos, nežinau, kad galiu. Bet nebuvau laiminga, bet vėl tada grįžau. Bet tu laukęs, tu tiek padarėjai, žinai, ten kitos nešios iš lovos neišlipa, o aš olimpinėse žaidynėse, žinai. Ir vėl tada bandai žaisti su savim, su savo mintim. Tai tuo metu, sakau, buvo labai blogai man irgi, nebuvau patenkinta, bet po to vėl, sakau, užsidaro duris, atsidaro langą, žinai, kažką gero iš to bandai išpešti. O dabar... nežinau, finišavau 7, tai aš laiminga, taip aplinkui, žinai, kažkaip tokie žmonės apirimi ir nelabai laimingi, bet galvoju, man svarbu, aš laiminga. Kažkam nepatinka, eikit, galit eiti startą ir patys, žinai, geriau padaryti. Galit geriau padaryti, jo. Tai sakau, nežinau, man svarbiausia yra mano būsena dabar, ne ką kiti galvoja, kaip aš, žinai, pati. O dar 2021 metais, kaip manai, tas, kaip čia, savęs gal plakimas ar tos ekspektacijos sukelimas, čia vis dar yra kažkas išlikę iš jaunystės, vaikystės tiesiog ir nesudirbta dar su savim, ar kažkokie kiti tiesiog faktoriai? Jo, viskas, žinai, nešasi iš praeities ir dabar irgi su savo tą psichoterapeutę, pas kurią einu irgi, labai daug tokių dalykų ateina net iš kai man buvo 2 metai, atrodo labai nereikšmingi, bet velkasi, žinai, N metų, 30 metų ir tu tada galvoji, tai čia mano toks charakteris, žinai, tai aš jau tokia esu. O kodėl? Tai kai sužinai ir tai ateina nuo tada, kada tau buvo 2 metai, tada tu supranti, kad, čia buvo kažkur, negali sakyti, gal klaida jo padaryta, kažkoks buvo įvykis, kuris tau turėjo reikšmę 30 metų. Ir tada tu supranti, kad tu gali šitą pakeisti, nors tu galvoji, kad tai čia aš jau tokia, žinai, esu, ten charakterį, žinai, kaip pavyzdžiui sakau, mėgstu paburbuliuoti vietoj to, kad patylėčiau, žinai, tai sakau, tie tokie dalykai eina iš praeities ir supranti, kad jos galima pakeisti ir man tas patinka.
kontroliuoti ir mokintis šitos dalykus keisti. Ir šitie dalykai vėl, sakau, nešasi ir į sportą. Tie nuo 2 ten ar 6 metų kažkokį įvykį ištraukė. Jie eina ir į gyvenimą, ir į sportą. Sporte vėl kažkur kabliukas yra, kuris trukdo tau pasiekti kažkokį geresnį rezultatą. Ir va tas fainai, kad tu gali juos iškapstyti, žinai, ir išrauti su šaknim, žinai, tos dalykus. Okay. O dėl tų 12-7 vietos, gerai, 12 vieta gal biškai kita istorija, nes ten pirminė emocija buvo džiaugsmas, o ta 7 vieta, nors ir geresnė vieta, bet tu jau brandesnė, vyresnė, tai ta pirminė emocija yra, kad nusivylimas. Tai klausimėlis, ar tu nusivyliai, nes tikėjai, kad tu, padarai kažkas klaidas ir žinojai, kad galėjai geriau, ar čia buvo tiesiog iš ankstinės tos nuostos, nes labai įdomu, kaip sudylini su tais dalykais, kuriuos gali kontroliuoti ir kur galbūt buvo tiesiog užsikelta be kažkokio net gal ir pagrindo, sakykime. Aš tiesiog buvau nusiminusi rezultatų, bendroj sumoj, žinai. Kas dabar, pasakai žodį kontrolė, mes negalim nieko kontroliuoti. O jeigu norim kontroliuoti, tai nesukontroliuosim tikrai taip, kaip norim. Tai ką dabar irgi suvokiau, kad net ir dabar Paryžiui bandžiau kontroliuoti ir tą truputį pirmą dieną tą efektavimą pamiršau, kad reikia tą kontrolę tiesiog paleisti ir turi flow, žinai, viskas eiti tiesiog. Ir o kontroliuoti turi omeny savo mintis, judesius, veiksmus? Jo, savo tą galbūt rezultatą, žinai. Noriu laimėti, tai einu, žinai, ir dabar kontroliuoju, kaip tą laimėti. Tai ten, aišku, ryškiai praloši, žinai, nes tu tiesiog paskendęs ten savo minčių rate, žinai. Bet kada tu paleidi, tu išeini ir viskas tiesiog iš pasąmonės. Tai jau, žinai, tu milijoną kartų darėjai tam tikrą judesį, ir tu dabar nepadarysi. Aišku, padarysi, bet kada tu stengiasi tai kontroliuoti, tavo reakcijos laikas, aišku, lėtėja ir, padariau, bet jau man įdūrė, žinai, jau po fakto. Tai apie tą kontrolę, ką irgi mokomės dabar, tai kad nieko tu gyvenime negali kontroliuoti. Ir ypač kitų veiksmų. Ypač kitų. Ir kitų žmonių negali kontroliuoti. Čia šiaip labai įdomu, nes aš pernai metais pradėjau irgi su pora penkiakininkų dirbti jaunų su bėgimo ir buvo labai iš tikrųjų įdomu matyti, nes pirmus pokalbis, kuriuos turėjom, jie turi tą laimėjimo mentalitetą. Nesvarbu, ką darom, laimėsim. Varysiu į Los Andželo olimpinės žaidynės, laimėsiu ten tą, laimėsiu tą. Penkiakininkai nuvažiuoja į fechtavimo varžybas, važiuoju su tikslu laimėti, nors yra tos ryties specialistai, fechtuotojai, kur yra visa galva aukštesni, bet tu važiuoji su mentalitetu laimėti. Ir daug kas labai, ypač jauni sportininkai, aišku, su kuriais nėra dirbam, čia ne jų yra kaltė, mano galva, paskui, aišku, tu jau pradedi tos dalykus ir suvokti ir patsai, bet čia jau nuo jauno amžiaus yra ir trenerių, edukacijos klausimas, bet tas laimėjimo mentalitetas, kur tu galvoji, nesvarbu, ką gali kiti, bet tu turi tą laimėjimo mentalitetą, nors tu esi, tikrai visa galva žemesnė, sakykime. Tai man šiaip labai įdomu, ar čia yra penkiakovės kažkoksai įskiepytas dalykas, nes būtent su jais labai jaučiasi. Aišku, ir kiti individualiam lygmenį turi, bet čia atrodo masiškai visiems toks, turi laimėti. Nesvarbu, ką daro kiti ir kokie yra kiti. Nesvarbu, kad tu važiuoji į pasaulio čempionatą, kur ten visi plaukia 15 sekundžių greičiau, bėga 20 sekundžių greičiau, bet jeigu nelaimėjai, tai čia yra blogai. Bet čia, žinai, aš jau dabar žiūriu iš tos psichologinės pusės, žinai, analizuoti, tada pradedu šitą tavo atvejį, tai vėl tai yra kažkoks įvykis pas tą žmogų buvo nutikęs praeitį, dėl ko jisai nori būti pirmas, nori būti čempionas, aš esu karalius, ten čempionas, karalienė ir visoks koks. Tai kažkoks įvykis paskatino taip mąstyti ir daryti, žinai. Ir tie įvykiai galbūt nėra patys geriausiai, žinai, nes dažniausiai kažkokie smūgiai, skaudus įvykiai mus priverčia keistis ir iš savęs reikalauti arba daugiau, arba mes tada iš vis ten, žinai, kiti blogais keliais nueina. Arba tu eini kovoti, arba jau pasiduodi ir nieko neturi, žinai. Tai nemanau, kad čia, žinai, penkiakovės. Yra tikrai ir lengvatlečių, kurių matosi akyse, žinai, išeina sprinteriai ir tu matai, šitas tai bus čempionas, žinai. Nes, jis karalius, jis jau išėjo, žinai, prieš startą jis jau karalius yra ir jisai psichologiškai jau laimi. Bet
mums atrodo fainai, bet neaišku, kas pasižinai yra galvoj, gal tai ten, žinai, yra depresijų, liūdesį ir taip toliau. Ir, žinai, mes visi turim kaukės ir mes 5 rungtys, mes kiekvieną rungtį, žinai, užsidedam vis naują kažkokią kaukę. Tai ir aš, manau, žinau, apie ką tu šneki, tai apie kurios žmonės, žinai, tai nežinau, ar tai padeda, kaip asmenybei, žinai, kaip sportininkui, su kur reikia labai atsirinkti. Aš tai esu ta tokia, kur tokia tylenė, žinai, man geriau kažkur taip kamputį, žinai, aš labai daug ten nesireiškiu, žinai, nors turėčiau tą karūną užsidėti, žinai, ir ne iš puikybės kažkokio, žinai, vaikščiat su tą karūną ir aš čia čempionė, žinai. Aš galėsiu čia įmesti screenshotą, kur paskui tave aš nuvažiavau ir tavo numeris nufotkinau. Ne, bet čia šitas, žinok, man šitas irgi yra ne iš puikybės, o tiesiog aš žinau, kad aš savo tai leidau, man to reikėjo psichologiškai ir tikrai ne iš puikybės ir nevažiuoju aš ten, žiūrėkit dabar, žinai, ne, man tikrai dar kartais net būna ir nejauku, ypač pirmom dienom, tai buvo, Jezus, važiuoja čia, žinai, žiūri, bet čia yra dėmesys man savo pačiai, aš tikrai savo to dėmesio labai mažai skiriu ir save mažai lepinu, aš kada supykstu, pas mane prasideda šopinimas, man reikia, nereikia, man vat reikia šitų šortų arba man reikia ten, nežinau, suknelės ar batelių, nors aš jų neužsidėsiu, bet man tiesiog tai yra emocija, žinai. Ir šitas, vat irgi tas pirkinys, apie kurį tu šneki, tai nebuvo emocija, tai buvo kelių metų mano noras ir aš žinau, kad aš galiu savo tai leisti ir man to reikėjo. Man toks tikrai nuėjo akmenėlė, žinai, nuo šitą, tai nežinau, sakau, bet vėl, apie tas, kad aš esu čempionas, irgi tas galbūt veikia, ką pastebėjau, kad, ką mes su psichologai irgi darėm, aš jau gyvenau sezono pradžiai, kad aš jau esu žaidynėse. Aš nevažiuoju kovoti dėl kelialapio į žaidynės, aš jau jose dalyvauju. Ir automatiškai aš esu prieki visų ir, žinai, man yra daug lengviau. Aš važiuoju, aš žinau, kad aš jau ten esu, man tiesiog čia reikia sudalyvauti, negalvoju apie taškus, tiesiog sudalyvauju, čia 4 varžybos ir jau tada olimpiada. Viskas. O, žinai, kiti tada važiuoja, man čia reikia tiek taškų, man reikia aplenkti, pradedi skaičiuoti ir va tada tas perdegimas. Tai šitą klaidą ištaisiau prieš Rio, kas buvo. Ko mes važiavom konkurenciją, kurią nugalės. Čia ta vidinė Lietuvos konkurencija, ne? Taip. Tai va dabar sakau, aš gyvenau jau tom žaidynėm ir aš žinau, kad aš ten būsiu. Nežinau kaip, bet žinau, kad būsiu. Yes. Ir sakau, čia tiesiog tai yra ne puikybė, o tai va vėl psichologiniai dalykai, kurie, kad padeda. Akmenys, kurie nutiesia kelią realiai iki to. Jo, tai ta vizualizacija. Tu tą energiją, žinai, atsiprašau, pertrauksiu, tu turi energiją ir, žinai, kartais irgi būna, pamatai, nežinau, ar esi pajautęs, žinai, ateina žmogus ir tiesiog nuo jos sklinda energija tokia, kur atrodo, jisai visus čia gali, žinai, karalius atėjo, viską valdo, viską daro ir tu negali jo to žmogaus pastum. Tai tą savo tokį susikurti irgi tą energiją, kur tu ateini, tu esi prieki, visi yra už tavęs ir tu tiesiog eini, žiūrėk, jau žiauri faini, bet pabūkai dabar, žinai, šonė, čia mane taip irgi išmokino, kad labas, tu žiauri fainas, bet dabar žiūrėk, aš turiu savo tikslą, tu pašnekėsim vėliau, žinai. Tai iš esmės tas, kaip čia, winning mentality, tas nugalėjimo mentalitetas gali prie daug gerų dalykų irgi privesti, kai žinai, kaip tuos žingsnius padaryti. Tikrai. Aš dėl ko ir pasakiau, kad tie jauni sportininkai, kurie dar ne visą laiką gal patys iki galo supranta, ką reikia padaryti, kad jie iš tikrųjų laimėtų. Ir tada tas toksai, kai tu visą laiką galvoji, kad aš čia nugalėsiu ir tada atsimuši į tą realybę, kad tu esi gal top 20-ukė, sakykim. Tai tas gal kartais gali numušti ir motivaciją ir viską, bet, jeigu jo teisingą požiūrį turi, atsistosi, važiuosi toliau, kol galų gali laimėsi. Tai. Jo, ir čia, žinai, mes dažnai turim, sakau, pavyzdžiui, kas Lietuvoje, tikrai mažai dirbam su tais psichologais, tai mes žiūrim į fizinį pasiruošimą
bet nežiūrim psichologinį, jo, ir mes važiuojam, norim laimėti. Kad ir kokią tu ten gali karūną užsidėti, kaip tu sakai, tu nesivertas aukščiau 20 vietos, bet vaikšto kaip pirmas, žinai, būdamas čempionas. Bet jeigu tu sujungi fizinius ir psichologinius, tai tu tada gali tikrai kalnus nuversti. Bet sakau, aš, pavyzdžiui, sportuoju jau 20 keli metai ir aš iš tų 20 kelių metų tik metai laiko dirbu su to, žinai, ir man dabar visą tą sujungt, sakau, labai daug turim rauti, atrasti, žinai, ir va tas suveikia, tada kažkoks išlenda, skambinu, žiūrėk, kaip man blogai, žinok, čia ir tas išlindo, okei, dirbam ties to, žinai, ir vis kažkas naujo. Tai sakau, man dabar bus įdomu, tie kitas tas ciklas olimpinis, tie 4 metai, kaip man pavyks tą visą sujungti. Nes tos 4 metus, žinai, sudirbti ir sujungti tiek fizinius, tiek psichologinius tos rodiklius. Jo, šiaip bus labai įdomu, nes čia šiaip dar ir pokyčių irgi įvyks, apie kuriuos pakalbėsim. Tai galim tada ir šokti iš tikrųjų į Paryžiaus olimpinės žaidynės, į šitą šviežiausią įvykį tavo gyvenime. 7 vieta, kaip kalbėjom, pats Paryžius. Mes daug matėm dalykų, socialinė medija dabar negailestinga yra ir visų teismui daug buvo atiduota įvairios informacijos. Labai įdomu, kaip atrodė viskas iš sportininko perspektyvos, kaip atrodė, nežinau, ar gyvenai sportininkų miestelėje, tam Olympic Village vadinamame, kaip tenais viskas, kokios ten gal ir emocijos, jūs realiai uždarėt olimpinės žaidynės, paskutiniam dienom vyko finalai, tai jo, pati atmosfera Paryžiui, kaip pats Paryžius tau įsiminė. Aš sakau, prancūzai tikrai moka tūsinti, palaikyti savo šitos sportininkus, tikrai superinė auditorija, 100 balų, nežinau, 10 balų čia jo, ir iš 10 ar 100, jo, atsakau, čia maksimaliai kiek gali duoti. Tikrai, jie padarė savo darbą ir tas palaikymas, ta emocija, net ir turbūt Londone irgi mes sunkiai susišnekėjom per tą triukšmą prieš startą su Laura, bet čia kas buvo, tai tiesiog, sakau, bėgi ir 17 000 žmonių rėkia ir net nemoku pasakyti, toks šiurpas, dabar net irgi pasišiaušiau prisiminus, tiek tas garsas, tavo ausis tiesiog neapima, nesupranta to garso, tų decibelų, čia jo greičiausiai, kad tiesiog kūnas pradeda virpėti, tu bėgi ir tu nesupranti, tu čia greitai, lėtai, žemė lyg irgi kažkokį virpesį duoda, sakau, toks, žinai, negali savęs kontroliuoti, atrodo. Ir tu kaip ir užspengia tos ausyse, užgula, tas, sakau, garsas, žiauriai įdomus, bet kas irgi patiko, pasakoju, kad prancūzė, kuri antra buvo, aš dar bėgdavau, jinai jau šaudyklai būdavo, aš dar bėgdavau. Ir jinai šiaip blogai šaudė. Visą sezoną jinai išbėgdavo 1-2, paskutinė atbėga. Tai nežinau, kas čia jai įvyko, koks lūžis, kad jinai šaudė gerai. Tai aš bėgu ir aš žinau, kiek jinai šūvių pataikė. Man nereikia žiūrėti taikinį, kurio aš nemačiau, žinai, bet žiūrovai tylu vėl, tylu. Kaip biatlone. Jo, ir kas porą sekundžių kažkoks garsas ir skaičiuoja 1, 2, 3, tylu kokia 6 sekundės, nepataiko, vėl, žinai, jau 4, 5, ir tada visi aš pradeda, gerai, jau žinau, kad išbėgo, žinai. Tai tas irgi tokio savotiško, žinai, žavesio, kai tu nematai, bet girdi ir gali suprasti iš garso, kas vyksta, tai buvo žiauri fainai ir labai esu dėkinga lietuviam, kurių labai buvo daug ir tas jų palaikymas iš visų tribūnų, jie visur taip išsimėtę buvo, bet bėgi matai Lietuvos vėliavą, visi rėkia, žinai, palaikymas, tas buvo labai fainai. Ko ten Londone, tai tikrai neatsimenu, kad būtų lietuvių, žinai, kažkokių, o čia, labai, labai fainai buvo. Šiaip labai įspūdingai, žiūrėjau tą finalą patį olimpinių žaidynių ir Versalio rūmai, ta pati lokacija, jum iš sportininkų perspektyvos, jūs supratot, kur jūs ten buvot, kažkaip ta aplinka tokia atsiskleidė jums ar ne, nes per televizorių dažnai gražiau šiek tiek atrodo negu realiai. Žinok, akis neapriepia, tiesiog neapriepia tų rūmų, to vaizdo ir atrodo, tu žiūri, bet kaip paveiksliukas kažkoks, žinai, labai sunku tą vėl
sakau, ausim, akim pamatyti, išgirsta, labai keista buvo, bet šiaip žiauriai gražu, tikrai, nu, organizatoriai tikrai irgi, gal 10 ar 100 balų už lokacijas visas, ką jie padarė, tikrai, nu, tose tokiose istorinėse vietose, tos varžybos ir tikrai, kas tokį buvom, tai tiesiog stadionai. Tokio jo, žiūrovų nebuvo, jo, tai toks liūdnesnės gal olimpinės žaidynės, bet čia tai, nu, mes labai daug stebėjom lengvosios atletikos varžybų ir ten stadione 80 000 žiūrovų ir visi ir sportininkai gyrė irgi tą palaikymą. Šiaip labai smagu, kad paminėjai tą dalyką, kad prancūzai palaikė savus, nu, tai ir finale buvo Elodie Clovel, kuri ir antra finišavo, tai vietinė prancūzė, bet būdavo tokių akimirkų ir lengvosios, pavyzdžiui, stadione teniso kortuose, kai jų plaukikas plaukdavo finale ir tada net sustabdydavo varžybas, nes visi telefonuose žiūrėdavo, kaip jam sekasi ir tada visi, kai iškovodavo auksą arba medalį paimdavo, visi plot pradėdavo. Tai įspūdingai iš tikrųjų šitie dalykai atrodė. Tai pas jūs jau buvo pasibaigusios varžybos, tai visas dėmesys buvo jum, nu beveik pasibaigusios visos kitos varžybos, tai visas dėmesys jum atiteko tų žiūrovų. Bet aš labai noriu dar pašnekėti apie patį penkiakojos formatą. Mes matom dažnai patį finalą, ten tas dažniausiai net gal ir nesužiūrim visų rungčių, trumpina tą formatą, bent jau patį ar kvalifikaciją, ar finalas, nori vis tiek įtilpti ir į televizorių rekomendacijas, sakykime, transliacijų, bet papasakok visą formatą, kaip jau vyksta tiek ir pasaulio taurėse, sakykime, tiek ir olimpiadoje, nes varžybos trunka 3 arba 4 dienas, reikia atsistatyti tarp kvalifikacijos finalų, tai jo, pats koks formatas ir kaip kūnas reaguoja, kaip atsistatinėjai tarp tų pačių kvalifikacijų ir finalų, labai įdomu įlysti į tą vidų. Dėl atsistatymų, tai turiu, kol nepamiršau, vieną taisyklę, nedarau to, ko nedarau namie. Nes organizmui ir šiaip šoka, žinai, startuoti ir tu dar tada pradedi, užsidedi limfodrenažą, tada dar pašaldom, dar kažką kito, žinai, sugalvoji. Ne, aš jeigu namie nedarau, man varžybose to irgi nereikia, organizmas tiesiog, žinai, adaptuojasi ir kuo mažiau jam pašalinių kažkokių trigerių, ko tu tiesiog namie, žinai, nedarai. O dėl pačio formato, tai po Tokijo turim tokį formatą, kad viena diena yra skirta tik fechtavimo rungčiai, tada su 30... Ne, tai dabar su olimpiniam žaidynėm maišau. Jeigu pasaulio taurės etapuose turim kvalifikaciją, pusfinalį, finalą. Tai kvalifikacijoje turim per vieną dieną 4 rungtis, tai fechtuojam, kiek tarkim grupė, jeigu 28 merginos, tai 28 kovojam, po turim valandėlę tarpą, einam plaukti, tada kokie vėl valandėlę tarpas, bėgimo, šaudimo rungtis. Ir iš tų grupių, priklauso nuo to, ar 2 ar 3 grupės, atsirenka jeigu 2 grupės po 18 dalyvių atsirenka į pusfinalį, jeigu 3 grupės po 9. 12. Po 12, ja. Labai retai būna pas mus 3, kažkaip visada 2 grupės. Tai... Iš esmės 36. Jo, 36 turi išeiti iš kvalifikacijų. Tada turim sekančią dieną fechtavimą, bet iš karto sekančią dieną turim tik fechtavimo rungtį, 36 sukovoja. Kiekvienas su kiekviena. Kiekvienas su kiekviena, jo. Tai 35 iš viso kovos. Tada trečią dieną turime pusfinalį. Tai reiškia, turime fechtavimo bonus raundą, plaukimą ir leizeraną. O fechtavimo taškai iš vakarykščio fechtavimo ateina. Taip. Tada sekančią dieną laisva ir tada finalas, vėl viskas iš naujo, vėl bonus raundas fechtavimo, plaukimas, dar jojimas dasideda ir leizeranas. Ir fechtavimo vėl iš pusfinalio jau tada taškai ateina. Jo, fechtavimo tie patys iš pusfinalio jau nešasi taškai. Tai, kiek čia, 4 dienos plus 1 laisva. Jo, 5 dienos. 5 dienos, 4 iš jų yra varžybinės. Taip, ir tik tai po 3 dienų turim laisvą. Ir taurės finale yra tas pats formatas kaip olimpinėse žaidynėse. Atvažiuoja tik 36 geriausias pagal reitingą. Ir turime vieną dieną fechtavimą, kitą dieną pusfinalis, visos rungtys jau su jojimu. Tai bonus raundas, jojimas, plaukimas ir leizeranas. Tada laisva diena ir finalas, vėl viskas tas pats. O tie taškai fechtavimo jau nešasi iš tos pirmos dienos ir į pusfinalį, ir į finalą. Tai 2 dienas turi įrodinėti tą patį.
koks tu esi kietas. Bet daug būna, nes dabar minėjai, pavyzdžiui, kad tam tikrose varžybose tu su savo laiku, sakykime, vienoje grupėje neišeini iš finalo, į finalą iš kvalifikacijos arba iš pusfinalio, kitoje grupėje gal būtum pirma. Kiek dažnai tenka pusfinalį jau, taip stipriai pavaryti, kad patektum į finalą ir kiek dažnai ten gali sau leisti šiek tiek pačilinti, sakykime. Šiaip labai svarbus yra fechtavimo taškai. Jeigu turi mažai pririnkęs, tai jau dirbk pusfinalį, žinai, jau net ir kvalifikacijai gal mažiau reikia tos energijos įdėti, bet jau pusfinalį, jau tikrai, nes jau ten po 9 išeina, iš 18 po 9. Tai tą 9 įbėgti, jeigu tu turi blogą fechtavimą, jau yra ką veikti. Jeigu nebėgi, tai iš vis labai sunku, jeigu esi bėgantis, tai dar taip kokį 90% save, sakau, turi atiduoti. Ir tai aš irgi turiu tokią taktiką, kad 3-4 ratus bėgu, jau, stipriai. 3 tai tikrai pirmus, jeigu jau 5 matau... 5 iš viso. 5 iš viso, 5 po 600. Tai jeigu pirmus 3, kaip sakau, atvinioju ir tada jau žiūriu pagal situaciją. Jeigu įbėgau į tą 9 jau, ar ten kaip pavyzdys 4-5, tai aš jau ir tą 4-5 ratą jau irgi leidžiu sau biškį, kaip čia, saugiai bėgti, žinai. Kad liktų tos, jeigu mažą paskutiniam rate, žinai, jeigu reikės padirbėti, tai pasilieki dar tos energijos. Bet šiaip stengiasi neištaškyti, nes tu turi vieną dieną laisvą atsigauti ir vėl tau finalas. Kas dabar buvo kitaip olimpinėse žaidynėse, tai pakeitė formatą. 2 metus startavom šitaip, 3 tai yra metus startavom, kad fechtavimas, pusfinalis, laisva, finalas. Čia merginom. Vaikinai turi biški kitaip tas dienas išdėliotas. Ir dabar likus keliai mėnesiam, kažkaip pastebėjau, sakau Pauliui, sakau, tu nepastebėjai, kad, sakau, fechtavimas, laisva diena, tada pusfinalis ir finalas, sakau, mums be sustojimo, kas, sakau, vyrai darydavo, o, sakau, mums dabar merginom. Ir, sakau, neleido pasibandyti, ką galėjo šiais metais taurės finale duoti pabandyti, kaip, tu sakai, organizmas kaip reaguos, nes, 3 metus aš startuoju su viena sistema ir dabar olimpinėse žaidynėse, žinai, kur tau, sakau, stresas ir tau dar čia tokį, žinai, įmeta. Tai irgi išsiaiškinom, kad Tarptautinis olimpinis komitetas nustatė šitos pokyčius jo dienas ir tai Paulius, ką irgi labai žiauri fainai, kad jisai tą atsižvelgia, tai kelias savaitės prieš jisai darė 2 dienas iš eilės stiprias treniruotės, ko realiai mažai turėdom. Vieną rungtį turim, kaip pavyzdys, vieną dieną plaukiam stipriai, tai tą dieną aš jau bėgu lengvesnį krosą, tada sekančią dieną aš bėgu stipriai, plaukiu lengvesnę treniruotę. Ir taip, žinai, keičiasi. Tai Paulius ką darė, kelis kartus turėjau ir plaukimą, ir bėgimą stiprų, sekančią dieną vėl tas pats. Ir būdavo, kad vakare darydavau stiprią ir tada atsikeliu iš ryto vėl stiprią. Tai žinok, man po pirmos treniruotės buvo tai blogai, man ir bloga buvo, ir pykino, ir pilvas skaudėjo. Aš sakau, Paulius, kokia čia, sakau, nesąmonė, man nenori, žinai, jau nukankinti. Ir tikrai buvau išsigandus, paskui 2 kartą tą padarėm jau lengviau, 3 kartą praėjau abi dienas tikrai labai lengvai tas stiprias treniruotės. Kas padėjo čionais? Tikrai pusfinalį miriau, buvo ragas, aš atsiguliau po bėgimo ir galvoju, man taip, žinok, ir diafragma užspaudė, ir visa pilvais kietas tiesiog buvo. Ir aš galvoju, gal tai vėl stresas kažkoks turėjo būti, manau, psichologinis. Ir man taip viskas suėmė, aš galvoju, dar jeigu būtų vienas ratas likęs, aš būčiau nusėmus. Nes tiesiog kankinausi, jau ten užspaudus viską, ką galėjau, sunkiai kvėpodama atbėgau. Iš šonų sako, tai labai gerai atrodė, žinai, lengvai. Ne, pas man ten viduj taip buvo sunku. Ir dar aš startavau B grupiai, kad turėjau dar mažiau valandų iki rytojaus atsigauti. Vėlesnė. Laura jo A grupėje, jinai turėjo keliom valandom daugiau jau poilsio. Ir man buvo, aš vakare einu namo, tiesiog negaliu neišnekėti, man skauda viską ir aš galvoju, eina savo, liko nepilnai 12 valandų, man reiks startuoti, tikrai aš net taip, man skauda, tai ką reikės daryti, kai bėgti, aš nepabėgsiu, žinai. Bet turėjom labai gerą medikų komandą tenais.
irgi atstatė, tai jau ko nenaudojau namie, tai dabar jau viską, žinai, padariau. Tokį irgi galbūt šoką, žinai, sukėlė ir sakau, galbūt tai tas bandymas tų treniruočių 2, žinai, iš eilės ir automatiškai tavo raumenis, organizmas turi tą atmintį. Ir aš kitą dieną atsikėliau ir aš naktį tikrai skaudėjo pilvą, šoną, aš apsiverčiu, man šoną po šonkulį skauda. Ir naktį nemiegojau, atsikėliau, Mariui sakau, aš nežinau, kaip aš bėgsiu, ko man skauda, nu tai čia pabandė pateipuoti, žinai, ar geriau, nu nežinau, sakau, žinai, nu čia ristelė bėgti, žinai, sakau, tas toks lyg ir geriau, bet sakau, kai reikės jau stipriai bėgti, sakau, nežinau, kas čia bus. Tai nežinau, kas nutiko, bet tiesiog skridau, atrodo, varžybose ir čia atrodo, kad prieš kelias valandas dar raičiausi iš to skausmą, išėjau į bėgimą, nu, nuėmė viską, atrodo. Tai nežinau, kuris čia faktorių, žinai, suveikia, ar ten, kad ko nenaudojau, panaudojau, žinai, visas pagalbas, žinai, pašalinės, ar tai tiesiog, sakau, va, tų treniruočių bandymą, žinai, gal viskas susidėjo. Bet šiaip labai gera girdėti, kad, nu, pasidarėt namų darbus, va, pamatėt, kad pasikeitė programa ir implementavot va, tuos dalykus, kad kūnas apsiprastų, nes kai kurie pražiūri šitos dalykus pro pirštus ir tada tikriausiai šiek tiek sunkiau yra adaptuotis prie jų, bet va, labai įdomu dar ir dėl paties karščio. Visi žinojo, visi bijojo to Paryžiaus karščio, 30 keli laipsniai dažniausiai tenais būna tokiu metu ir prognozės tą patį įrodė. Kaip atrodė pasiruošimas, ar atsižvelgėte į tai, ar važiavote treniruočių stovyklas kažkur šilčiau, ar bėgioji su 3 sluoksniais rūbų tiesiog? Ne. Negaliu, nes jau taip svoris krenta ir man čia reikia priaugžinai, tai dar tas prakaitas vėl išeikvoja tą visą kaloriją, žinai. Ir mes turėjom mėnesį prieš Kinijoje pasaulio čempionatą. Nu, ten buvo karštis. Ten tikrai termometras rodė 40, plus jutiminė dar daugiau. Drėgmė dar ten didelė tikriausiai. Drėgmė, žinok, nebuvo labai daug. Jo, ko irgi vabijom, kad drėgmė, bet ten, sakyčiau, arti mūsų. Aš panašaus klimatas. Tikrai nebuvo labai stipri drėgmė, kad išeini ir jau šlapės. Ne, sausas tas oras. Tiesiog, nu, toks karštis, kad ant asfalto galėjai turbūt kiaušinį kepti. Neįmanoma buvo. Nu, eini, žinai, ir tas karštis nuo asfalto. Stadione danga įkaitus per dieną, saulė, kas irgi pas mus jinai yra ne pačiam viršui, jinai eina labiau šonų, žemiau, ten tiesiai spigina. Ir tu plauki nugarą ir tu matai tavo saulytę čia, žinai, tiesiant, tai pavėsio jokio nebuvo, žinai, bėgant. Ir mūsų vokiečiai draugai, turim susibendravę, žinai, su vokiečiais ir jie turėjo šaldomas liemenės. Ir sako, mes vieną laisvą turim. Paulius su to treneriu labai gerai sutarė ir jisai mums paskolino pabandymai, tai išgelbėjo. Labai stipriai mažai kas turėjo, tas berods korėjiečiai, vokiečiai ir čekai turėjo 3 šalis. Ir vienintelė aš, kuri dar žinai pasiėmiau, paskolinau iš vokiečių pabandyti, tai išsigelbėjimas ten numeris 1 tikrai buvo, tu žinai, bėgi apšilimą. Aišku, tai yra svoris papildomai 1 kilogramų, tu užsidėjai, žinai, sunku tu paplaukimo, tas 10 minučių turi įsibėgti, žinai, biškiai atsibėgti. Prie startą tai jau stojo plus 2 kilogramus, ten, žinai, kažkur tai jau, nu, nefainai bėgti, bet, žinai, kad nusimsi, nu, tai jau gal, žinai, psichologiškai jau, o čia jau tada kojas atlengvė, žinai. Bet, sakau, šaldomas liemenės, va, išbandėm, iš karto užsisakėm, Paulius sako, Paryžiui žada, irgi karšti, sako, nu, nusiperkam, kad turėtume mažą ką. Ir gavos, kad prieš tą žaidynės važiuojant, nu, pirmas dienas ten buvo karšta, paskui lyjo ir tai 20 rodo, 21, kad tai net nereikės šitų liemenių, žinai. Bet kas keista, per pusfinalį finalą pas mus karšta buvo, nors dieną prieš tai buvo ten 20 keli laipsniai ir lyjo, šalta, tikrai vaikščiom su liemeniam, saugom kelniam, o vat kaip mums varžybos, taip saulė kepina iš viršaus ir karšta, tai irgi išsitraukiam tas liemenės, pusfinalį neturėjau jų. Truputį irgi galbūt klaidą padarėm. Bet čia sąmoningai buvo priimtas tas sprendimas ar pamiršot? Jo, sąmoningai. Nes ryte atsikėlėm, žinai, pasižiūrėjom orus, kad rodė irgi 26 laipsniai beros, nu tai tas 26, nu tai, žinai, nėra, kad reikalauja jo, nes vėl tos liemenės, nu tai tu dedi ant savo nugaros, ant priekio, nu yra didelė tikimybė susirgimų, žinai, peršalimai. Tai kad to išvengti,
Tai sakau, mes tiesiog kažkaip sąmoningai, bet paskui supratom, kad padarėm klaidą, tai liko, žinai, viešbutį ir vis tiek. Tai yra neužšaldyti tie ledai, žinai, jau nepadarysi per valandą nieko. Bet, išgyvenom viskas, pataisėm, sekančią dieną susiruošėm visas lemenės, viską, tai tiesiog be sustojimo buvau su tom lemenėm. Prieš startą tik tai nusimdavau, tai tas irgi labai gelbėjo. Tai sakau, tie namų darbai, jie reikalingi, o klaidų darom, žinai, ir svarbu jas išmokti. O per pačias varžybas šiaip labai turėjo įtakos karštis ar ne? Nes, tai dalis plaukimas yra vandenį, aišku, ta tiesioginė saulė į nugarą, bet realiai tikriausiai fechtavimas irgi laukia šiaip vyko, fechtuojat su gan šiltais rūbais, gerai, kad jie balti yra tik tai, ir paskui leizerano rungtis, tai kaip pačiose varžybose pavyko su tuo karščiu tvarkytis? Man nieko, aš karštį mėgstu, man nėra, ten tikrai manęs jisai nealina per daug, nes ir Kinijai, sakau, tikrai daug karščiau buvo, tai ir bėgau, žinai, irgi bijojau, kad dar tokias biški prisisaugau tuos pirmus ratus, kad mažą kaniską spygino tiesiai į viršų, žinai, saulę. Bet, nežinau, man karštis patinka, man kai šalta, tada jau mane stingdo, žinai, jau tada aš negaliu ten per daug kažko kontroliuoti, skauda sąnarių, žinai, ten jauti savo kiekvieną kaulą, žinai. Bet man karštis patinka, smėlis irgi, mano gal toks ten arkliukas, sakyčiau, nors ir paprasta stadiono danga irgi. Visiems jau ten tada gerai, bet smėlį, ne visi irgi moka bėgti ir jau ten kapstytis reikia jėgos. Tai, sakau, ta šiluma, žinai, jeigu tu turėjai kažkokių adaptacijų, tai yra lengviau, žinai, ko tikėtis, ko laukti, bet kas neturėjo, žinai, gal ir sunkiau. Čia sakau, vėl, žinai, nuo organizmo, kiek skyšių geri. Jeigu negeri skyšių, tai ten irgi gali būti blogai. Plius aš ką dar dariau, į kepurę ledukus dėjus. Čia labai irgi paskutiniu metu populiarėja. Būna dar kepurytė su tokiu, kaip čia, nežinau, maišeliu, kad ledukus irgi įsidėtum ir šaldytų, grinai pečius tavo. Bet tai vėl svoris, nes irgi, kada pirkom lemenės, irgi matėm kepurę su geliu, irgi yra. Tai jas užsišaldai ir užsidedi ant galvos, tau šaldo. Bet vėl, galvojam, kiek čia keli šimtai gramų papildomas svoris. Ar tau, žinai, to reikia? Kas, žinai, svarbiau. Tai tada jau geriau kelis ledukus, žinai, įsidedi, susišlapini kepurę su šaltu vandeniu. Tai, manau, tas pats efektas. Mes šiaip, tarp kitko, turėjom diskusiją dėl tų Omnio berods, man atrodo, vadinasi, tai headbandai, juostos galvos su silikoniniais tais... kaip čia sakyti, tiesiog silikoniukais, kur vėsinančiai veikia, bet galvojam, kad nėra didelis plotas, kurį tu vėsini ir gal efektyviau iš tikrųjų tikrai yra visą kepurę ir visą galvą vėsinti ir svoris gal net kažkiek mažesnis, tai geras klausimas, bus įdomu paskui pasižiūrėti ir aišku ir sportininkų komentarus, nes čia naujas pakankamai dalykas yra ir mokslinius gal tyrimus ir suprasti, nes jau kažkaip sutampa, kad olimpinės žaidynės vyksta karštom sąlygom, kitos olimpinės Los Andžele nusimato irgi, tai panašu, kad nebus 15 laipsnių, tai reiks atrasti vis daugiau tų priemonių, kurios galės padėti vėsintis. Tai dabar ir pakalbėkim šiek tiek jau apie tą ateitį ir jojimas buvo paskutinis šitose olimpinėse žaidynėse, daug buvo pokyčių tavo karjeroje per visą tą laiką, bet keičiasi ir pats sportas. Kažkada būdavo stacionarų šaudimas, iš viso nebūdavo leizerano rungties, jinai atsirado, dabar jojimo rungtį keis ekstremalių kliūčių ruožas, tikriausiai taip lietuviškai, OCR-as, ir jau kitose olimpinėse, jau kitas visas olimpinis ciklas bus su nauja rungtim. Tai labai įdomu, kaip ir tu pati tai vertini, ir kaip tas paskutinis jojimas jautėsi, kokia buvo aplinka, kaip tos jojančios šalys, kurios turi gal kultūrą, šaknis gilės, kaip į šitą pokytį žiūri penkiakovininkai. Aš žinai, dabar irgi buvom Didžiojoje Britanijoje stovyklai, tai ką irgi išgirdau, kad pas juos į penkiakovę ateina iš jojimo sportininkai. Kaip mes ieškom, dažniausiai plaukimą, nes tai yra rungtis, kurią tu ilgiausiai mokai plaukti, ilgiausiai mokini ir gerą rezultatą turėt, jau tu turi tikrai imti iš plaukimo plaukiką, kuris turi tam tikrus duomenis, tam plaukimui sudėjimą. Talentinga ir
O vat Britai, jo, jie labai daug yra pasiėmę, nes aš ir galvoju, nu jie joja, jie tikrai turi tą jojimo techniką labai gražią, jie sėdi gražiai ir galvoju, iš kur tas yra, nu pas juos jo, tas jojimas tiesiog yra jau ten kraujai įaugęs, laukuose žirginai ir joja tie visi vaikai, bet vėl jie sako, mes, kadangi toli važiuot, sako, mes važiuojam vieną kartą per savaitę į jojimo treniruotę. Nu gerai, aš tada sėdžiu, palauk, aš 3 kart per savaitę joju. Bet tu joji, tu gražiau, nu, geriau atrodai, tvirčiau sėdi balne negu aš, kurie aš 3 kart, žinai, per savaitę, o jie vieną. Ir tada, sakau, vat išgirdau, kad jie yra atėję iš jojimą, tai tada suprantu, kad iš kur, žinai, yra tas, nu, tai tiesiog tai yra jau, kaip čia... Iš anksto atidirbti dalykai, kurių taip nepamesi lengvai, palaikai tiesiog. Ir čia kaip pas mus krepšinis, tai pas juos ten jojimas yra įskiepita jo ir, nu, vasne, kiekvienas turi, žinai, mokėti ir būti pabandęs. Tai šitas aspektas, o taip, tai Britai, Vengrai turi daug žirgų, tam po 20-30 turi 5-kovės žirgų. Tai aš manau, jiem ir yra sunkiausia su to atsisveikinti, nežinai, kur juos padėti. Jie nėra jojikų, jie nešokia aukštai metai, jų neparduosi, žinai, jų kaina nėra didelė ir sakau, va, tas jie matyt labai tai yra skaudu, tiek per finansinę, tiek per emocinę, žinai, tą prizmę. Man asmeniškai, nežinau, tu kada, žinai, nukrenti, nu, tai tu atsistoji ir galvoji, kam čia man to reikia, žinai, ten eit žalotis ir, okei, jeigu tu krenti be traumų. Bet, nu, va, Paulius, pavyzdžiui, yra kritęs, raktikaulį susilaužė. Nu, tai, žinai, ar tu to nori, ar tau to reikia. Ir tada galvoji, kad gal geriau to jojimo, žinai, ir nebūtų iš tikrųjų. Tai yra pavojinga, žinai, ne tu vienas atsakingas už tai. Paskutinė treniruotė irgi žirgas pėstų pasistoja. Treneris sako, nu, dar čia trūksta, kad paskutinė treniruotė, žinai, nukristum ir dar susilaužtum. Nu, bet tai čia ne, žinai, jau žirgas ten... Tiesiog jisai toks yra, jam kažkas nepatiko, jisai atsistoja ant 2 kojų ir viskas, žinai. Okei, gerai, kad jis nekrito atgal, atsistoja vėl ant 4, žinai. Yra internete video, kaip, žinai, krenta atgal ir ant sportininko. Tai tu tada supranti, kad ta rizika, nu, ten yra beprotiškai didelė. Ir, žinai, nukritai, susilaužiai, varžybų nebeturi, žinai, tą sezoną. Tai aš esu už pokyčius. Man, žinai, sakau, tas jojimas, aš dar kai vaikų turiu, pas mane savisauga veikia ten 100%, tai aš laukiu to OCR, jo čia kaip trumpinant, tai nežinau, man ir patiko visai, bandžiau, įdomu, žiūrovui irgi įdomiau yra žiūrėti, turėjom praeitais metais Europos jaunimo čempionatą, Druskininkus, jaunimo berods. Tai nu tikrai tas azartas, komentatorius gali visą laiką komentuoti. Tikrai yra įdomiau, jojime tyli visi, jo, davė gongą, visą areną, visi žmonės turi ramiai būti. O čianais, va tas azartas tokį duoda. Palaikymas, komentuoja, emocija. Palaikymas nukrito, o čia kažkokia emocija vėl ten eina iš naujo. Tikrai daug įdomiau žiūrovo akiai žiūrėti. Kiek, žinai, tas patiks televizijos žiūrovai, nežinau. Aš manau patiks. Šiaip tikrai tokia atrodo, va, ta 5-kovė, nu, šiek tiek trumpėja, gal formatas, aišku, jojimo rungtis nėra tokia gal irgi ilga. Dažniausiai tiek apie minutę, tarkim, vienas raundas trunka vieno sportininko, čia dabar kalbam apie 30-40 sekundžių, nu, 20-40 sekundžių aukščiausiam lygiai, bet jau tu matai konkurenciją vienas šalia kito bėga, jau tu gali kažko apčiuopiamesnis galbūt yra tas sportas ir jo, gal šiek tiek aktyvesnis. Tai aš manau, kad iš žiūrovo perspektyvos visai įdomu bus. Bet labai įdomu ir ar su šitais pokyčiais pasikeis ir patys sportininkai. Ar įsivaizduoji, kad va tie žmonės, tarkim, Britai, kurie ateina iš jojimo, dabar jau jiem kaip ir nebėra pagrindo eiti į šiuolaikinę 5-kovę nuo jaunesnio amžiaus, dabar jau tas sportininkas galbūt šiek tiek kitoks turi būti, galbūt šiek tiek greitesnis, staigesnis, stipresnis, tai vat, nu, ta pati sporto specifika kažkiek pasikeičia su tuo. Taigi, manai, ar keisis ir patys sportininkai? Kas liks iš dabartinės kartos, nu nežinau, vat irgi teko šnekėti, tie patys Britai, kurie startavo, sako, nu, mums reikia dirbti. Mes sako, pas mus nėra tų, kaip kitokia pas juos yra sistema, finansinė,
Tai sako, mes pabaigiam žaidynę, sako, mes turime dirbti, sako, aš esu gydytoja, pas mane licencija medikės irgi baigė, sako, aš negaliu sėdėti ir nedirbti. Tai sako, eisiu dirbsiu, žiūrėsiu, sako, kaip, ar sugalvosiu ar negrįžti. Tai jie labai kažkaip taip ciklais ir pas juos labai keičiasi tie sportininkai. Nėra kaip pas mus 20 metų, tas pats, žinai, ir tempia tą komandą. Pas juos ne, žinai, jeigu ne tu, tai kitas ateina. Labai stipriai tas jaučiasi ir jie visada tuos čempionus, žinai, augina. Kiek, sakau, nežinau, kiek jų išeis, vėl kiekviena, žinai, ta pati Lodikluel. Jinai aukšta, jinai nėra greita. Ar jai ten tiks tas kliūtinis ruožas? Neaišku, žinai. Potencialiai baigs karjerą dėl pokyčio. Gali būti, tikrai, nu tai jeigu, žinai, tu esi lėtas, bet vėl, jinai turi ilgas rankas, žinai. Aš kiekvieną žiedą, jinai kas antrą gali. Čia vėl, žinai, tokių yra tų niuansų, žinai, sakau, reikia bandyti žiūrėti, bet jo, ten reikia greičio, tikrai greičio reikia. Ir jėgos. Nu, bus šiaip labai lėtas, įdomu. Tai labai bus įdomu tikrai matyti. Ir... Žinai, iš gimnastikos daugiau jau trauksim tada. Nu, klausimas, kiek gimnastai irgi bėgiot mėgsta. Viską ten gali būti. Bet įdomu dar, žinai, vienas dalykas, nu jau pati sakai, kad čia jau 20 metų sportuoja, iš kurių 15-16 metų jau šiuolaikiniai penkiakoviai ir per tą laiką pasikeitė sportas iš tos struktūrinės pusės, bet lygio prasme irgi. Ar matai kažkokią labai augančią tendenciją? Nes kiek mačiau, dabar Paryžiaus olimpinėse buvo pasiektas moterų rekordas, šiaip pagal taškus. Pasaulio rekordas, jeigu neklystu. Pasaulio ar olimpinis rekordas? Man atrodo pasaulio. 1461 gal taškas ar kažkas tokio. Tai įdomu, ar šiaip tas lygis kyla, ar tu matai, kad, pavyzdžiui, plaukimai yra greitesni, ar bėgimai yra greitesni. Aišku, nu, yra daug tokių niuansų, kur tu sufektuosi ten 2 pergalėm daugiau ir tai jau labai stipriai pakeisi. Bet ar tas toksai fizinis yra kažkoksai skirtumas, negu buvo, tarkim, prieš 10 metų? Kai turėjom iki Tokijo žaidinių bėgom 4 po 800, po Tokijo žaidinių 5 po 6. Ir aš iškart pasakiau, kad bus daugiau geriau bėgančių. Pasikeitė labai, nors atrodo distancija ta pati. Taip, reikia daugiau, nu, jau daugiau tų sprinto yra, nu kaip čia, nuo 8 iki 600 mažini, tai to sakiau, kurios nebėga, jos pradės bėgti. Taip ir atsitiko. Ir tikrai, kai mes ten su Laura užmesdavom po pusę minutės kitom merginom, dabar 10 merginų bėga taip pat kaip mes. Tai jo, tas labai pasikeitė, o tos, kurios bėga, nu jom tiesiog tai nieko tos, žinai, naudos per daug nedavė. Tos, kuriom yra sunkiau ištempti, tai tą 600 yra lengviau atkentėti. Okay. Bet iš esmės liko pagrindė tas pats, ta prasme, tu turi būti universalus sportininkas, kuris gali ir tą, ir atrasti tiesiog balansą tarp visko. Fektavimas, žinai, čia sakau, esu kiekvienai tikrai įdūrus, tiesiog, sakau, nuo tavo būsenos labai priklauso irgi, fainai yra stebėti, kai Lodikluel ta pati, jinai tūsino, užsidėjus ausinės, jinai va šitaip savo sėdi ir dainuoja ir toks, jinai klube kažkur, jinai išėjo tokia, jinai laimėjo, jinai toliau užsideda ir jinai vėl, žinai. Ir jinai visą laiką praktiškai būna viršuje fektavimo. Jo, bet jinai praeituose varžybos, jinai, tiesiog sausinėm, bet jinai, žinai, sėdi. O dabar jinai šoko, šoka, dainuoja tokia atsipalaidavus, fainai žiūrėti. Vengrija, kuri irgi antra berods buvo fektavime, jo, jinai, kuri laimėjo šitą Michelle Guleš. Jinai antra fektavime buvo, rezultatas antras buvo. Jinai sėdi susikaupus. Ir tu žinau, kurios būsena, žinai, kuri yra čempioniška būsena. Tai čia kiekvienam, žinai, kaip tau šiandien tiesiog eina, žinai, ir to mėgojas. Tai vienas susikaupęs vaikšto, užsidaręs, kitas, žinai, atskautūsina. Tai nėra kažko to vieno ir tas rezultatas, ko tiesiog eina labiau už būsenos, plaukimas, nėra, kad labai stipriai pakilęs. Tie taškai yra sumažinti, anksčiau buvo 3 taškai 1 sekundė, dabar 2. Kad tą sekundę pagerinti plaukimą, įdirbio beprotiškai daug reikia treniruotėse. Čia, žinai, sakau, nežinau, plaukikai irgi žino, ten tą milisekundę pagerinti, jie turi daug darbą įdėti. O leizerane vienas šūvis ir nebėra tos sekundės. Taip. Tai sakau, tie plaukime nėra labai dabar svarbus taškai, praplauki savo tą viduriuką kažkur būni, žinai, per daug nepakylė, jeigu ir nukrenti ten per kelias sekundės, bet tu gali bėgime tą atložinai. Tai mes irgi per šitą naują formatą
ką bent jau aš asmeniškai neišsikraunu 100% plaukime, nes, už 12 minučių tau bėgti, žinai. Tai stengiasi kokį 95-97% dar pasilikti, kad, žinai, išlipęs dar sugebėtum greit atsikvėpuoti. Nes taip tai būna, žinai, plaukikai išlipa ir ten jau atidavė, žinai, visas galūnės savo. Šiaip dažniausiai 200 metrų plaukimas būna, kad pirmas 100, sakykime, jis būna greitesnis ir tada sulėtėja antrą. Bet aš pastebėjau, kad berods gal ir tavo net laikas buvo, kad tu pakankamai tolygiai berods suplaukiai. Ir klausimas, ar čia irgi yra taktika, taip patikslink, jeigu suklydau šitoje vietoje, bet ar šita taktika irgi yra geresnė toje vietoje, kad tiesiog taip neišsikrautum, nes, kai tu nuo pat pradžių užvarai ir tada lėtėjai, tai akivaizdu, kad nebesugebi išlaikyti to tempo, bet jeigu tu tolygiau paskirstai jėgas, tai gal ir bendram nuovargiui tas atsiliepia labiau teigiamai ir tu greičiau atsigauni iki bėgimo rungties. Bet čia, žinai, yra, manau, įdirbis tų treniruočių. Aš plaukime, man, pavyzdžiui, sako, plaukiam po, kaip pavyzdys, 8 po 50, turi laikyti tempą po 34 sekundės. Sakau, net neįsivaizduoju, sakau, kaip čia tai atrodo, nes tiesiog neturiu jausmo plaukime, žinai. Man bėgime, irgi darėm testą pas trenerį, sako, bėgti turi ratą 200 metrų po 32 sekundės dabar. Aš be laikrodžio, žinau. Aš prabėgusiai, nuspaudė, kiek prabėgai? Sakau, 32,5 ten. Pataikau ten, žinai, pusę sekundės ten varijuoju, bet ne 5, ne 4, žinai. Aš bėgime turiu jausmą. Plaukime ne. Plaukime nėra ir man pasako, štai, Jėzus, tai čia, tiesiog stipriai plauk, žinai, ir ten kaip gaunas, pirmą praplauki ir jau daugiau mažiau tada žinai, ar ten biški lėčiau, ar greičiau. Tai man varžybose tas irgi pasako ten 95%. Kažkaip gerai, tai jau ten ties antra dalim jau tada, žinai, žiūriu, kiek aš ten pirmam, žinai, labai išsikrovau, bet jo visada pirmas 50 metrų tiesiog būna greitas, nes tu, žinai, energingas, antras jau dar irgi palaikai, o jau po to jau atjungia ten tave ir jau, žinai, gelbėkis. Okay. Atsimenu, teko irgi 100 metrų plaukti kelis kartus, tai vienas nemalonensnių iš tikrųjų atstumo yra. Taip, čia ilgas sprintas ir, turbūt sunkiausia plaukimo distancija, tie 200. Taip, tai realiai bėgime ekvivalentas yra 800 metrų pagal laiką, pagal energinės sistemas naudojamas, tai 800 metrų irgi laikomas vienas sunkiausių rungčių, nes labai panašus principas ir taktikos ir viskas. Taip, ir dėl to, sakau, tas bėgimas būdavo, kad kurios bėga, tik tai tos ir išbėga, žinai. Kuriam jau sunku, tą 800 yra sunku palaikyti, bet jau 6, tai tiesiog tu jau nebepastebi, kaip tie 600, žinai, praeina, ir vėl šaudyti, ir vėl. Gerai, turiu aš tau dar porą klausimų ir paleisim ir tave jau, ir žiūrovus, klausytojus mūsų visus. Tai daug tavo karjeroje visko yra buvę, buvo daug ir pergalių, ir pasaulio taurės etapo nugalėtojų, ir kaip kalbėjom, jaunimo amžiuje. Yra buvę ir kad nepakliuvai į olimpinės, kai tikėjai pakliūti į olimpinės, ir kažkokių tikrai pralaimėjimų yra. Tai kaip tu pati ir susitvarkai su pralaimėjimai, sakykime, kurie gal kartais būna ir netikėti, ir apskritai kas duoda daugiau, ar pergalės, ar pralaimėjimai, iš kurių gali kažką išmokti? Tai atsakysiu antrą tavo pusę. Pralaimėjimai duoda daugiau. Tikrai vienareikšmiškai, nes, tu laimėjai, užsidėjai karūną ir aš jau čia čempionas, nereikia nieko analizuoti. Bet pralaimėjimas, jeigu tu nori iš to kažką išsinešti, supranti, žinai, kokia tai yra pamoka, tai tikrai duoda beprotiškai daug. Tai, tavo visam gyvenimui prieki, žinai, tai neskau, ne tik tai sportui, bet tai visai ateičiai, tai nežinau, aš tų pralaimėjimų galbūt daugiau turiu, bet šiai akimirkai, tai, žinai, neliūdžiu, bet stengiuosi atrasti atsakymus, ką man to nori, žinai, pasakyti. Visatą, nežinau, čia, žinai, kas kuom tiki. Tai jeigu blogai sufektavau, ką man, žinai, noriu to pasakyti, kur tai buvo kažkokia klaida. Čia, žinai, kaip jis ten šaldomo liemenį, žinai, neturėjau. Viskas kitą kartą, žinai, žinosiu, kodėl man ten bėgime, žinai, skauda šoną. Kodėl taip šiandien nutiko, žinai, ir vėl tie atsakymai tada ateina. Tik aišku, reikia teisingai klausti ir ateis tie, žinai, atsakymai. Tai, aš labai žiūriu tą iš psichologinės dabar labai daug pusės, bet vienareikšmiškai pralaimėjimai, jeigu tu jos supranti, jie tikrai turi labai daug
Tai iš esmės... Aš nesakau, kad tų pralaimėjimų visada reikia, žinai, reikia ir tų laimėjimų, bet kada tu turi daug pralaimėjimų, tu jas išsianalizuoji, tai pergalės jausmas yra daug saldesnis, negu tu visada laimi ir išeini į gyvenimą, žinai, tu čempionas, bet o ką dabar, žinai, kas čia vyksta, kas čia per gyvenimą, žinai, ir tu nieko neišsianalizavai, nieko neišsinešiai, tu išsinešiai tik medalius ir karūną turi ant galvos. Bet, gyvenimas tau dar 40 metų dar žinai, ir be sporto. Ir gausi kelis smūgius į veidą. Taip, ir paskui 40 metų toliau mokaisi, kaip gyventi jau reikia, žinai. O aš ką sakau nešos, aš jau mokusi gyventi, žinai. Liuks. Tai iš esmės jo pralaimėjimai daugiau priveda prie savianalizės apskritai ir kažko pakeitimų, išsiaiškinimo, ką gali padaryti geriau ir kaip gali padaryti geriau. O pergalės biškai užmiega man jau, ne? Taip. Ypač jauni užmiega ir jie tada galvoja, čia jau nieko nereikia, žinai, ir kitas varžybas žiūri, nevertas aukščiau 20 vietos, žinai. Okay. Jo, tai, bet čia atsakau, tas jau jaunas entuzijazmas, žinai. Taip. Ok, ir Los Andželas 28, 5 olimpinis ciklas bus? Bus. Ryžtingai, jau prasidėjo, ne? Dar nesibaigė realiai polisis po Paryžiaus, bet jau yra, ne? Taip, sakau, čia, žinai, turi jau gyventi su to, negalvoti, žinai, kaip čia reikia tą pasiekti, bet, aš jau ten. O kokia yra motivacija? Nes, tai ir tą pačią Laurą turėjom 5 olimpiniai ciklai, tu jau 5 dabar žengi tiek metų sporte, daug visko, aišku, per juos patirta, bet kas varo toliau į priekį tave? Man, žinai, kas čia pabandyti, kaip pavyzdys Laura, jo galbūt 5 olimpinės žaidynės, ar tai įmanoma, žinai? Įmanoma, žinai. Pas mane galbūt, nežinau, gal 6, gal 3 vaikai, žinai, gal 4 vaikai. O dabar irgi žiūrėjau, kiek Paryžiuje besilaukiančių startavo irgi kelios moteris ir viena irkluotoja antrą vietą, sidabro medalis ir jinai su 3 vaikais. Moteris ir toks, žinai, kaip aš galiu geriau, žinai, kas, tai atsakau, Los Andželas yra, neaišku, kaip tas atrodys kelias iki to Los Andželo ir man tas įdomu, kokios yra mano kaip asmenybės, kaip sportininkės tos ribos, žinai. Ir tas pabandyti, žinai, kažką kitaip negu visi. Nes čia, žinai, sakau, irgi tikrai turėjau daug ir, kai sako, išeini iš trenerio irgi, ne, sako, tai čia visai kvailas, ten metai iki to pasigimdai vaiką, tai čia jau dar eini sportuoti 2 vaikai. Čia, žinai, turi jau namie sėdėti, rinkis arba tavo karjerą, arba šeima, žinai, nes tai yra nesuderinami dalykai. O man toks, žinai, o gal suderinami? Žiūrėk, aš tau galiu parodyti, žinai, kad viskas yra suderinama ir tas žiauriai fainai, nes tikrai finale, 5 pas mus startavo finale, buvo 3 merginos, kurios yra mamos, 4, atsiprašau. Vokietė, Italė, Laura ir aš, 4. Ir aš iš jų buvau aukščiausiai. Ir aš turiu 2 vaikus, o jūs visos po 1. Ir man toks, žinai, kaip galima dar kitaip, žinai. Tai Los Andžele ką gali pasiekti su 3 vaikais? Galbūt, ja. Okay. Tai ką girdžiu, kad iš esmės tave labiausiai varo į priekį tas savo ribų kažkokių atradimas, o gal parodymas, kad jų net nėra ir labiau savo kažkoks įrodymas, kažkiek gal, kaip pasakė kitiem, kad čia pasakė, kad ne, tai negali ir tada nori biškai įrodyti tokį spyrį duoti, bet pagrindė varo ir tai gal net ne tai, kad pergalės, būtinai konkrečiai, kad ten kažkoks medalis ar kažkokia vieta, bet tiesiog savo ribų patikrinimas, ką gali padaryti geriausiai, o jau, kaip žinom, ir iš šito pokalbio, ir iš kitų, kad nesukontroliuosi kitų dalykų. Jeigu padarai viską, ką gali geriausiai, bet likai 8, tai iki tos 1 vietos matyti šiek tiek toliau. Bet čia, žinai, pergalė kam? Kitam ar tau? Man pergalė yra 2 vaikai ir olimpiada. Tai, žinai, kitam pergalė yra medalis. Kas sveria daugiau? Čia, žinai, vėl. Kiekvienam jo. Tai man galbūt, žinai, mano gyvenimas, man taip viską dėlioja, kad man pergalės yra ne medaliai, o, žinai, savo ribų. 1 vaikas, 2 vaikas, galbūt 3 ir galbūt 4 ir dar po Los Andželo dar, žinai, 4 metai. Ką gali žinoti? Tai sakau, kiekvienas turi savo kelią, žinai, ir nešas. Vienas tos medalius kraunasi į kraitį, kitas kitokius medalius ir tas ribų ieškojimą, žinai.
Nice. Tai super, ačiū tau labai, Gintarė, už šitą pokalbį. Čia praeitą laidą, kurią įrašėm, sakiau, kad ilgiausia laida, man atrodo, 1:40 kelios minutės buvo, dabar turim virš 1:50. Tai ir atrodo, žinok, galėčiau sėdėti ir kalbėti toliau ir aiškintis. Tai labai ačiū tau už šitą pokalbį. Tikiuosi, kad ir klausytojai išliko iki galo ir čia toks jau solidus longranas turėtų gautis beklausant šitą pokalbį. Ačiū visiems šiaip apskritai už šitą sezoną, kas išklausė, kas žiūrėjo, kam patiko tai, ką mes darom. Tai, kaip minėjau, dabar išeinam trumpų atostogų ir grįšim su naujom mintim, naujais pašnekovais. Ir tikiuosi, kad šitas pokalbis su šviežiai iškepta 3 kartus olimpietė ir 7 vietos laimėtoja iš Paryžiaus olimpinių žaidynių buvo geras uždarimas. Tai po 4 metų dabar. Po 4 metų tada kartosim. Šiaip... Aptarsim šitos 4 metus. Jo, šiaip turim minčių, jeigu galimybės leis, galbūt, jeigu viskas bus gerai, tai net ir nuskristi į Los Andželą, pasižiūrėti gyvai olimpinės žaidynės, nes tai yra, manau, irgi viena iš fainiausių ir geriausių patirčių gyvenime, kurią tikriausiai gali padaryti. Gaila, kad nepavyko į Paryžių, nes, kaip suprantu, atmosfera buvo įspūdinga tiek ir sportininkams, tiek ir žiūrovam tikriausiai. Tai jeigu bus galimybė, galbūt net ir gyvai tada Los Andželę palaikysim ir gal net iš ten įrašysim pokalbį. Gerai. Tai ačiū visiems, kas išklausė iki galo ir iki rudens. Ačiū.